saulėtą rudens vakarą. Labai džiaugiamės, kad Kaune turim ypatingą viešnią. Tai mūsų Eglutė Žemkauskienė, vaistininkė, kuri yra vaistininkė už sveikatą be vaistų. Tai vat išskirtinis žmogus, kuris man labai imponuoja, kurio visada malonu klausyti ir sugeba sudėtingus dalykus papasakoti labai paprastai. Tai linkiu išsinešti šio vakaro kažką ypatingo, išgirsti esminę žinutę savo ir Eglutė, prašom. Ačiū. Labai norėčiau, labai gražiai ir galvoju, ako nesudėtingai, tai žinokit, nepažadu, kad šiandieną tai pavyks. Visai būna. Kartais pavyksta paprastai, kartais jau matau iš žmonių veidų, kad akys eina jau į vieną krūvą, tai tada pradedu paprasčiau pasakot. Čia tas užrašas specialiai tai padarytas, kad dėl to, kad neaišku, kas tai salėje sėdi, kad už sveikatą be vaistų, nu maža ką. Tai kad jau taip reiktų įsiviepus pasižiūrėti. Ir aš esu vaistininkė jau, galvoju, kokie 20 metai. Žinot, pradžiai ten skaičiuoji, čia galvoju jau net 3 metus, aš yra vaistininkė, jau čia vajeto kokia protinga, čia jau 6-7 metai. O paskui, kai jau artėjai link jau ten paskui 10-20, žinot, jau pradedi skaičiuoti 30 mečiais. Ir galvoju, kad, nu kaip ir tos patirties jau yra nemažai, bet galvoju, nu vis tiek dar, norėtųsi dar daugiau sužinoti, bet tada supranti, kad, nu dar 10-20 metų ir kažkaip jau tada, nu gal tada geriau neskubėkim su tą informaciją ir tegul viskas vyksta savo tempu ir savo laiku, ateina viskas ir, nu, vienu žodžiu, kada ateina ta informacija, reiškia tada, kai tu esi pasiruošęs ją priimti. Tai aš šiandien atvažiavau su informacija pakalbėti apie madų tendenciją sveikatos srityje. Ir kas aš tokia, kodėl aš čia dabar turėčiau jums pasakoti ir kodėl jums tai turėtų būti įdomu. Tai pradėsiu nuo tokios pradžios, nuo tokios istorijos, kad esu iš medikų šeimos ir nuo pat mažens jau viskas su manim buvo aišku, kad aš būsiu greičiausiai gydytoja, nes aš taip visą laiką sakydavau, aš būsiu gydytoja. Bet tai viskas pasisuko gyvenime, kad tapau vaistininkė. Mūsų šeimoje buvo norma ir labai, na tiesiog jau norma, nežinau kito žodžio, gerti vaistus. Nu, tiesiog tokia mada būdavo, kad pavyzdžiui, ruošiasi skaudėti galvą, jau geri tabletę. Jau žinai, kad rytoj kažkaip galbūt, nu, ten jaučiasi keistai, tai geriau iš karto nuo miego tabletę išgerti, maža ką, gal naktį neužmigsi. Jau tik tai truputį, pavyzdžiui, būdavo kūčių stalas, 12 patiekalų ir tas virškinimo fermentas būdavo, nu, patiekalas. 13. Tai, nu, čia taip mūsų šeimoje vaistai tai būdavo, nu, tiesiog kaip duona, kaip vanduo. Ir atrodė viskas čia normalu ir viskas labai gerai ir man atrodė daug metų, kad vaistai ir ta medicina tai yra tiesiog 8 pasaulio stebuklas ir ne kitaip. Ir pradėjo kitaip atrodyti, kai aš būdama 18 su virš metų pradėjau keistai jaustis. Ką reiškia keistai jaustis? Nu, tai pirmo kurso studentai, nu tikrai visi turbūt keistai jaučiasi, ar ne? Ir dar iš kaimo į miestą, į Kauną. Aš Kaune mokinausi. Viskas buvo nurašyta ant tų, nu, pasikeitimų gyvenime, ant tų visų, kad čia iš kaimo, atvažiuoju į miestą, kad čia viskas keitėsi, čia galbūt stresas, nu, bet man, žodžiu, savijauta tik blogėjo. Ir ne tik tai, kad ta tokia, kad nu, aš pavargus, ne tik tokia savijauta, bet ir temperatūra kilo. Ji laikėsi tokia 37 kelios dalys. Nu, buvo tokių ir jau fizinių nukrypimų, tokių negalavimų, dažnos infekcijos, plaučių ligos, bronchitai, uždegimai ir taip toliau. Ir žinot, aš kadangi priėjimą turėjau visur, nes tų medikų šeimoje daug, aišku, aš nesėdėjau atsisėdus, jau tyrimus darytis ir nenoriu išsiplėsti, bet 2,5 metų vargau, nerasdama atsakymo, kas man yra. O jaučiausi vis blogiau ir niekaip nesuprantu, kas vyksta. Kaip minėjau, vaistų yra, netrūksta,
gydymas yra, netrūksta, priežiūra viskas yra, bet sveikatos nėra. 21 metų aš, kaip sakant, esu pakertama didelės ligos ir vos nenumirštu nuo atviros tuberkuliozės kaverną. Jeigu žinot, kas tas yra. Pratrūksta tiesiog plaučių arterija. Ir žmogus nukraujuoja mirtinai. Ir Dievo stebuklas, kad aš tuo metu buvau prie klinikų. Tai kaip sakyt, laiminga pabaiga. Bet tada jau man toksai buvo signalas, kad kažkas, čia nesueina galai. Kodėl tos sveikatos nėra ir kaip galima medikų šeimoje, nebadaudama, aš ne prie kokio konteinerio gyvenau, kaip galima aplamai šiais laikais susirgti tokia liga. Kas serga tokia liga? Žinom visi, taip? Tai žmonės, kurie neturi imuniteto. Kodėl aš jo neturiu? Vėl N klausimų. Ir tada sekė tas gyvenimas, per daug ten, žinot, tokių metų per daug negalvoju, čia kažkaip pagydom visi, viskas tvarkoj, gyveni. Antras supurtimas buvo, kai ta liga po metų atsinaujino. Vėl, labą dieną, vėl atvira tuberkuliozė, tik tada aš jau buvau nebe viena, o aš buvau jau dviese. Neščia. 8-9 mėnesį atvira tuberkuliozė antrą kartą. Tada vėl papurtė tas gyvenimas, vėl jau esam dviese, vėl dar baisiau viskas. Ir žinot, kažkaip atrodo, jau, sako, per tą galvą daužo tas gyvenimas, kol vieną dieną kažką pradeda daryti. Ir trečias supurtimas buvo, kai sūnus gimęs mamos, pagimdytas mamos, kuris serga atvira tuberkuliozė. Faktas, imunitetas prastas, kai jis susirgo žaibinę bakterinio artrito formą, 2,5 metų ir diagnozė buvo, kaip sakyt, gydytojų toks prognozė, kad greičiausiai liks neįgalus. Tiesiog sustingė labai sąnariai, didžiulis labai uždegimas ir prognozės buvo labai niūrios. Ir tada tai buvo paskutinis lašas, kuris privertė pradėti kažką daryti. Ką daryti? Bet tą patį, ką dabar padarėte jūs. Nueiti kažkokią paskaitą, nusipirkti kažkokią kitokią knygą, pradėti skaityti to, ką dar neskaičiau, klausyti, ko dar neklausiau, kur viskas atrodė nesąmonė, kur atrodė, kad man aplamai atrodė juokinga, kai, atrodo, yra ta viena medicina, yra tie vaistai, yra tie gydytojai ir užtenka. Kam ten dar visokių žolininkų, kam ten dar homeopatų, ten visokių papildai, tai iš vis mūsų šeimoje tai buvo kryžius. Tai buvo žodis, kur negalima buvo jo net pasakyti garsiai. Ir, žinot, kai tu prieini liepto galą, tai tada galvoju, kol ten nemato niekas, pažiūrėsiu ten, gal kažką kitą paskaitysiu, pasidomėsiu ir tada užsikabini už tos informacijos, nes matai, kad čia viskas kaip ir protingai. Ir tada, čia tokia ilga įžanga, bet tada turi būti, ir tada supranti, kad palauk. Bet tai tu Hipokrato priesaiką juk sakei, ne, Eglė, kai baigė universitetą. Tai jau palauk, tai tas Hipokratas jau prieš 2,5 metų tai sakė, kad maistas yra vaistas arba nuodas. Maistas gali būti nuodas arba vaistas. Jisai tą sakė prieš 2,5 metų. Ir tą priesaiką aš sakiau, kad prižadu padėti nekenkdama. Ir tą priesaiką sulaužiau sekančią dieną, kai tik pradėjau dirbti vaistinėje. Ir suprantat, ir tada po truputėlį viskas atsigrąžina, supranti, suvoki, kad viskas čia gerai ir čia nėra kažkas nežinoma, tai yra senai žinoma. Tik tai mes kažkaip tiek toli nuėjom ne į tą pusę, kad dabar reikia kažkaip pareiti atgal, nepasiklydus. Ir mano ta tema, tų temų yra NN labai daug, bet šiandienos ta tema, tai madų tendencijos, kad pasidalins su jumis ir galbūt jūs kažkur save atpažinsit, kas yra šiandien ant bangos, kas čia yra labai kaip madinga ir kur tos mados gali nuvesti ir gal kartais geriau būti nemadinga. O gal naują madą sugalvoti. Tai aš, pavyzdžiui, esu labai madinga labai, nes aš esu vaistininkė už sveikatą be vaistų. Tokia jau čia nauja mada. Ir žinau, kad salėje yra dar viena vaistininkė, kur jinai yra, čia mes susipažinom, nematau. Va, irgi galbūt į tas pačias madas prikalbinsiu.
Tai pradėkime nuo tokių paprastų 3 klausimų. Kai ateina žmogus pas gydytoją arba į vaistinę, kokius klausimus užduoda jam specialistas dažniausiai? Kuo skundžiatės, kas skauda, kaip jaučiatės? Nu, čia tokie 3 madingiausi klausimai. Kaip jūs šiandieną jaučiatės? Ar ko nors skundžiatės? Nu, dabar kaip pradėsit visi? Kaip pas daktarą. Tai labai tikiuosi, kad nesiskundžiate ir atėjote, nu šiaip pasiklausyti, maža ką. Kokios yra madingiausios problemos šiais laikais, dėl kurių žmonės jau eina į vaistinę arba pas gydytoją? Kokios yra madingiausios? Tai yra, paryškinti čia yra, pasakysiu kodėl, bet čia ne šiaip su paryškinti. Ar matosi gale? Ar reikia šviesą išjungti? Refliuksas, visko neskaitysiu, refliuksas liemuo skrandžio, nu tai žodžiu viskas su skrandžiu. Nugaros skausmai, širdies kraujagyslių ligos. Mano mama, šeimos gydytoja, pediatrė, žodžiu, ir suaugusių, ir vaikų, sako, aš ją vis paegzaminuoju, pakamantinėju, sakau, su kokiom problemom, nu, pavyzdžiui, pas tave daugiausia tų žmonių ateina. Nu, sako, šiaip jeigu iš tų etatinių, kur ten tą receptą tik tai pratęs, nu, tai faktas širdies kraujagyslių. Bet sakau, nu gerai, ne iš tų, kur ten pratęs, bet tokių su, nu, nauja problema, vat, nu, atėjo žmogus su nauja problema. Tai sako, vienareikšmiškai nugaros skausmai. Sakau, kaip per tą, mama mano dirba jau seniai, apie 40 metų, sakau, kaip per tą laiką. Nu, sako, kelius 100% turbūt užaugo. Nu, reiškia, ta problema, madinga labai, nugaros skausmai. Klausimas, kodėl, nu tai paskui apie tai galėsim pašnekėti. Dabar pirmiausia, kokios problemos. Čia pas daktarą ateina jau, kai jau pas vaistininką būna nuėję, kai būna sugėrę visų rūšių vaistus. Nu, reiškia, pirmiau bėga, kai pakyla rūgštingumas, tikrai nebėga pirmoji vietoj pas gydytoją, dažniausiai bėga į vaistinę arba į degalinę, arba į parduotuvę. Nes šitų vaistų galima šitai problemai nusipirkti visur. Aišku, skausmai ne tik nugaros, bet visų galų skausmai. Irgi problema, virškinimo problemos, nuovargis, miegas, sutrikimai, nervų sistemos sutrikimai, peršalimai, regėjimo sutrikimai. Tai tie ryškiausi, tai galim sakyti, daugiau yra pas gydytojus ir plus pas vaistininkus, o čia daugiausia yra pas vaistininkus. Nu, pirmiausia, paskui pas gydytojus. Nu, nors, kaip sakiau, šitas, nu, toks ir taip, žiūrint pas kokį specialistą eina, pas gastroenterologą ar pas šeimos gydytoją. Nu ir kokie tie madingiausi sprendimai? Madingiausi sprendimai tikrai nėra meditacijos ir kvėpavimo pratimai. Madingiausi yra vaistai. Rūgštingumą mažinantis vaistai pirmai problemai. NVNU, tai reiškia vaistai nuo skausmo ir uždegimo, nesteroidiniai, nugaros skausmai. Širdies kraujagyslių ligos, tai čia visas sąrašas ir spaudimas, ir cholesterolio vaistai, širdies ritmo, nu, žodžiu, nenoriu visko skaityti, pradėkim greitai. Šiaip skausmai, nu tai visi irgi nesteroidiniai, dažniausiai prieš uždegiminiai. Fermentai, virškinimo, vėl tie PSI, tai protonų siurblio inhibitoriai, reiškia rūgštingumą mažinantis vaistai, nes žmonės kiti klaidingai savo diagnozuoja ir prisiskiria patys savo vaistus, pavyzdžiui, nevirškina, bet jie reklamą pasižiūrėję, nu tai rodo prieš kalėdas tas reklamas, ne? Kad valgykit bet ką, bet kaip su bet ko, nu tai nusipirksit ten tau mikrodozą, gersit ir viskas bus gerai. Tai prisiperka ir tokiu būdu vartoja tiesiog nenutos iš šis problemas. Nuovargis. Nu tai ką mes vaistinį turim nuovargiui pasiūlyti? Nu tai elektrolitai, tai reiškia mineralai, ženšenis, jeigu kraujo spaudimas neaukštas gali siūlyti. Nu aišku, visada dar aš paklausiu, elektrolitai tai ir magnis įeina. Dar visada paklausinėjau, kad nuovargis yra susijęs ir su D vitamino deficitu. Žodžiu, ką mes galim pasiūlyti nuovargį? Nu tikrai ne kokį vaistą gali pasiūlyti. Nu vaistų nėra, tik tai va tokie paprasti dalykai. Miego sutrikimai. Madingiausia, miego sutrikimus tikrai madingiausia spręsti yra
vaistų pagalba. Nu, bet žmonės nori iš karto tos miego tabletės. Nu, kažkaip nenori ten pasivaikščioti prieš miegą, galbūt neprisivalgyti prieš miegą ir va tokiu būdu spręsti, ne, ten mėtų arbatos ar ten kažkokį gal eterinį aliejų pagarinti, bet tikrai madinga yra vat nemiegi ir iš karto eini pas daktarą tos miego tabletės. Visi nepagalvoja, kad ta nekalta mažytė miego tabletė, taip galvoja, kad nekalta, ji gali didžiulės skaudžias pasekmes turėti. Ir mes apie tai irgi kalbėsim. Nervų sistemos sutrikimai, tai tikrai galiu pasakyti, kad vieni madingiausių šiais laikais sprendimo būdų tai yra antidepresantai. Ir jeigu prieš beveik 20 metų pradėjus vaistinį tų antidepresantų parduodavau vieną kitą, tai dabar aš jų parduodu dirbdama. Kartais atrodo man, kad daugiau negu citramono. Nu tai įsivaizduokit. Neskaičiuoju aš ten kiekvieną dieną, kiek citramono parduodu ir kiek tu, bet man kaip tikrai reikės jau imti ir paskaičiuoti, bet man atrodo, kad daugiau. O prieš beveik 20 metų, kai pradėjau dirbti, tai buvo retkarčiais. Ne kiekvieną dieną antidepresantų dar net parduodam. Lengva ranka, biški kas, biški tik pasinervavo žmogus, biški tik tai paliūdėjo, biški tik tai paverkė ir jau imk antidepresantą. Ir yra man baisiausias dalykas, kad be jokių kitų alternatyvų, kaip minėjau, kad kitų variantų yra tiesiog skiriami ir nėščiom, ir tiesiog tom jautriom grupėm žmonių lengva ranka. Kodėl taip yra? Kodėl tokios mados? Priežasčių yra labai daug. Tikrai nėra vien tik vienintelė priežastis, kad čia visi nori uždirbti iš mūsų. Čia ne vienintelė priežastis. Yra kur kas dar daugiau priežasčių. Tai viena dar iš tų priežasčių, kad yra labai didžiulės eilės žmonių pas specialistus. Ir tiesiog nebesigilina niekas, nežiūri individualiai. Yra algoritmai, yra programos, jūs atėjot, pasakėt kelis tuos nusiskundimus, pagal algoritmus, programos, bet jums tas priklauso, tas niekas nesižaidžia, nes už 15 minučių jau sekantis pacientas užrašytas. Jeigu ten pradėsi klausinėti, žmogus dar kol jisai pradeda išsikalbėti, tai reikia, aš pati konsultuoju asmeninės konsultacijas, kitas po valandos laiko tik tai žmogus pradeda kalbėti jau atviriau. Tai daktaras per tą valandą turi 4 žmonės priimti. Jisai turi apklausti, jis turi parašyti vaistus, jisai turi surašyti paskui visą į kompiuterį informaciją, jisai turi, viską padaryti per 15 minučių. Tai viskas taip ir konvejeriu vyksta. Tai ne vien tik tai, kad nori uždirbti. Tokia mada yra tokie trumpi vizitai. Ir aišku, peršalimai. Tai visi galvoja, kad, atsiprašau, ne visi, bet sakykime, didžioji dauguma, kad tokie vaistai, kaip ten, tarkim, Gripeksai, Terafliu, kad tai pasigydysiu. Man dabar, tarkim, ten gripas, virusas, dar kažkas, nusipirksiu tokį vaistą, karštą gėrimą ir čia jau gydausi skaitos. Tai čia joks nesigydymas, čia yra simptominis vaistas. Reiškia, jeigu tysta iš nosies kažkas, tai kad nebelašėtų, ten nebetystų. Jeigu kostai, kad užslopintą kostulio centrą nekostytum. Kad jeigu karščiuoji, tai kad temperatūra numuštų. Tai tiesiog tu nieko čia, kaip sakyt, nesisveikatini, tu tiesiog simptomus paimi ir išjungi juos. Regėjimo sutrikimai, tai irgi žmonės šiais laikais pirmiausia eina į vaistinę, todėl kad pas gydytojų specialistų eilės kilometrinės ir tiesiog, kaip mes sprendžiam. Tai dažniausiai kokios problemos. Džiūsta akys, blogai mato, silpnėja regėjimas, visi prie telefonų, prikibę. Žodžiu, kad ta problema yra dėl to, kad vėlgi, apie tai, jeigu liks laiko daugiau pakalbėsim, kad dėl tam tikrų dalykų, tas yra ta problema paaštrėjusi, jeigu kažko trūksta. Ir aišku, kad dar turiu pasakyti šitos temos, kad, pavyzdžiui, tokios ligos kaip gliukoma, katarakta. Jeigu anksčiau būdavo ten iš kelių tūkstančių vienam, nes mano mama dirbo anksčiau mažo miestelio gydytoja, kur ten apylinkėje ir 2-3 tūkstančiai žmonių,
Tai jeigu visame tame miestelėje ten dviem tik tai buvo, ten tarkim vienam katarakta, kitam gliukoma, tai per 35 darbo metus, kiek išdirbo tame miestelėje, tų žmonių jau buvo kelios dešimtis iš to pačio miestelio. Tiesiog tos ligos užaugo 100%, jeigu procentai žiūri. Klausimas, kodėl? Tai kodėl kartais tas paskirtas gydymas, tas išvardintas visas šitais vaistais, kodėl kartais neduoda to rezultato ilgą laiką? Nu taip, atsakymas labai paprastas, kad simptominis gydymas neišsprendžia priežasties. Jeigu džiūsta akis, o mes tik tai pilam drėkinančius lašus, bet nepašalinam priežasties, dėl ko jos džiūsta, tai ir jos ir toliau džiūsta. Jeigu rūgštis kyla ir mes tik tai ten geriam tos rūgštį neutralizuojančius preparatus, tai, bet neišsprendžiam priežasties, tai ir kils. Priežastį reik šalinti. Tai va dėl ko neduoda rezultatų. Per 20 metų darbo vaistinėje nei vieno žmogaus nepagydžiau nuo hipertenzijos. Nežinau, kolegė gal geriau sekasi. Kiek gydau, kiekvieną dieną dirbdama gydau, jų tų žmonių dauginasi su ta problema, bet dar nei vieno nepagydžiau, nuo spaudimo vaistais, nei vieno dar neišgydėm, tiesiog, nes jie tam nesutverti. Jie yra tam kartui, bet, kaip valgom, kad tai dienai neprisivalgysim savaitę į priekį, taip ir vaistai nuo spaudimo, tai dienai, arba tom keliom valandom. Tai mada yra šiais laikais pasidaryti daug kraujo tyrimų. Pasidaro žmonės ir tos, kur nemokamai daro, ir ten pagal programas, kur daro, ir labai madoj tikrai dabar, turbūt matėt, kiek yra tų kraujo laboratorijų, tenais akcijos, kalėdinės akcijos, gimtadienių akcijos, paketai visokie moterų, vyrų, ten, vienu žodžiu, tų programų ir kainos tikrai tyrimų yra, mano manimu, kosminės. Tai, ką mes iš tų tyrimų galim sužinoti, nes jie madingi. Tai galim sužinoti, pavyzdžiui, iš bendro tyrimo, to bendro, tai žinot, bendras, tas, kur yra, padarysim jums bendrą kraujo tyrimą. Tai mes iš jo sužinosime, ar nėra jums uždegimo šiuo metu. Tai reiškia, ar bakterinio uždegimo nėra, virusinio. Galit būti kaip daržovė, kaip aš, kad buvau prieš tos 20 gerų metų. Ir bendras kraujo tyrimas gali būti jūsų geras, kaip mano, kad buvo. Nes parodo tik tai, ar yra uždegimas, ar nėra ūmus dažniausiai. Ar mažakraujystės nėra, kraujas netirštas. Užuominų tik tai duoda ten jau apie tas lėtinės ligas, jeigu tai yra tik pradžia. Duos ant kelio užves, bet tai nepasakys, kad jums yra, tarkim, kaip pavyzdys, ne jums, kažkam, negalim sakyti ant žmonių, bet ten, tarkim, tam žmogui, kad yra vėžys, arba kad ten yra kažkoks reumatoidinis artritas. Ar dar kažkokia, iš to bendro kraujo tyrimo nepasakys, tik tai matys galbūt, kad kažkoks lėtinis uždegimas yra organizme. Tik tai užvest ant kelio. O gali ir neužvest. Ir aš vienoje paskaitoje dalinausi skaidrę su tyrimais moters, kuri serga 4 stadijos vėžio, jeigu buvo toj paskaitoje, pas ją tyrimai idealūs. Išplėstiniai tie tyrimai, kur daromės jau mokamus, dažniausiai skydliaukės, kepenų, fermentai, elektrolitai, cholesterolio, lytinės sistemos. Tai tie tyrimai, jie parodo vėlgi, tarkim, ar nesutrikusi inkstų veikla, ar nesutrikusi kepenų veikla, bet neparodo priežasties, dėl ko sutriko. Tik rodo, kad, skydliaukė dirba per greitai, per lėtai, bet dėl ko taip atsitiko. Mes nežinom. Dažniausiai. Būna, kad žmogus tiksliai žino. Tarkim, hepatitas C, kaip pavyzdys. Tiksliai žino, dėl ko ta kepenų veikla sutrikusi, bet būna, kad, sutrikusi, rodo tyrimai, kad kažkas negerai, bet priežasties nerodo. Reikia daugiau tyrimų. Ir labai madoje yra darytis cholesterolio tyrimą. Tai apie cholesterolio tyrimą, žinokit, aš vidury nakties jau galiu pasakot, nes jau čia taip atrodo, kad kai kokia vizitinė kortelė tas tyrimas. Nes labai dažnai, kodėl taip atsitiko, žmonės apie jį labai daug klausinėja ir tai yra populiariausias tyrimas, kokį tenka vertinti. Vaistinėje arba atsiunčia messengeriu arba elektroninį paštą. Tai yra numeris 1 populiariausias tyrimas Lietuvoje, nes žmonės labai bijo, ko bijo.
Ko bijo? Ar cholesterolio bijo, ar bijo insulto, ar bijo gyvenimo su pampersu. Nu tai va, bijo to gyvenimo su pampersu, bijo tos ant patalo, kad nepaguldytų, o ne cholesterolio bijo iš tikrųjų, o ką jisai gali padaryti. Ir jeigu mes, tarkim, dabar norėtume pasidaryti tuos plius minus tos pagrindinius tyrimus už pinigus, jeigu norėtumėm į pigiausią laboratoriją, čia aš paėmiau jau tą pigiausią laboratoriją, tai mums reikėtų turėti kišeniai 100 eurų. Ir realiai mes iš to tokio tyrimuko, nelabai čia ką ir sužinosim. Pavyzdžiui, kaip dabar man sužinoti, čia man B grupės trūksta ar netrūksta. Arba ten magnio, pavyzdžiui, trūksta ar netrūksta. Tai sakys, pasidarė, ir aišku, parodys, trūksta ar netrūksta. Tai žinokit, su to magnio tai yra cirkai. Tai jisai vienas iš tų rodiklių, kuris netikslus visiškai yra. Ir jeigu mes jį matuojame, kraujo tyrime, praktiškai visada bus gerai. Ten gali būti biškai mažiau negu, kaip būna minimali riba, maksimali. Tai bus galbūt ten ties minimale, bet kad būtų trūkumas, tai čia retas atvejis. Nežinau, ar yra tokių salės žmonių, kuriems buvo didžiulis magnio trūkumas kraujyje. Dažniausiai niekas nepakelia rankos. Tai todėl, kad magnis, 1% magnio gyvena kraujyje, o 99 kauluose ir raumenyse. O tai iš kur mes jį tyriam? Neimam mėginio iš kaulų arba iš raumens, imam iš kraujo. Tai mes matom tik tai apie tą 1%. O kraujas, jisai pasiema magnį, kiek jam reikia, iš raumenų ir kaulų. Tiesiog kaip kempinę vandenį. Sutraukia į kraują ir tiesiog visada rodys gerai. Tai reiškia, mes darydami tyrimą, sumokėdami pinigus apie magnį nesužinosim nieko, galim tik tai iš pojūčių sužinoti, iš mėšlungių, iš prasto miego, iš tiko, jeigu tikas kažkoks netampo akį ar ten kažkokia kita vieta, arba skruzdėlės laksto, ten neramių kojų sindromas, arba širdį jaučiu, kad turiu, tai gali būti magnio trūkumo požymis. Ir dar yra keletas tokių tyrimų, kuriuos verta pasidaryti laiks nuo laiko, ypatingai jeigu, tarkim, yra kažkokių problemų, kaip pavyzdys, cholesterolį, pavyzdžiui, pasidarai ir žiūri, kad tas cholesterolis yra jau toks ne kažką. Tai tada verta pasidaryti yra lipoproteiną A ir homocisteiną už pinigus. Kodėl verta pasidaryti? Todėl, kad šitie du rodikliai daug kartų aiškiau, tiksliau nurodys nei cholesterolis, ar jums yra ta rizika širdies kraujagyslių ligų ar ne. Tiksliau nurodys nei cholesterolis. Cholesterolį reikėtų susiskaičiuoti taip. Pasiemat savo MTL-ą, padalinat iš DTL-o ir žiūrit, kiek gaunat. Pavyzdžiui, MTL-as 4, DTL-as 2, padalinat 4 iš 2, gaunate 2, viskas labai gerai. Ir nesvarbu, kad MTL-as yra 4, o norma tik tai ten 3 ar 2,5. Svarbus santykis. Tai jeigu tas santykis yra daugiau kaip 2, verta daryti šitus tyrimus. Lipoproteinas A tai yra dar viena cholesterolio frakcija, pačio mažiausio cholesterolio frakcija, kuris parodo, kiek jau tos kraujagyslės yra pažeistos, kiek endotelis yra pažeistas. Nes, aš taip kitasik pasakoju, kaip ir Ramona sakė, paprastai, žmogiškai, buitiškai, kad žmogus prisimintų. Žinot, mūsų kraujagyslės yra trapios. Ir kodėl jos yra trapios? Priežasčių yra daug, bet viena iš tų priežasčių yra, kad mes nebesuvalgome pakankamai žalio maisto. Reiškia, nevirto, nekepto, netroškinto, žalio maisto. O kas yra žalias maistas? Aš turiu galvoj ne mėsą, ne žalio kiaušinį, bet turiu galvoj daržoves, vaisius ir uogas. Ir būtent, kad mes nesuvalgome pakankamai žalio maisto, negauname vitamino C ir polifenolių pakankamai, žodžiu, mūsų kraujagyslės yra trapios ir būtent dėl to
susidaro tų, nu, kaip sakyt, pažeidimų, tų įtrūkimų ir mūsų kraujagyslės pradeda pačios save gydyt, gelbėt nuo krešulių, nuo infarkto, nuo insulto, pagamindamos tokį baltymą, tokį specifinį baltymą apoproteiną. Įsivaizduokit, kraujagyslė jūsų kaip koks asfaltas, kaip kelias, ane? Patiesė asfaltą, gražus ir atsirado po žemos duobė. Nu, va čia įsivaizduokit, kad tas asfaltas yra kraujagyslė. Atsirado duobė, nu, reiškia, sutrūko ir pati kraujagyslė save bando gydyti, reiškia, užsideda lopą. Nu, arba pleistrą, užsilopina, reiškia, su tuo baltymu, apoproteinu. Ir kiek tų įtrūkimų bus, kiek tų duobių atsiras, tiek tų baltymų pati kraujagyslė gamins, kad užsilopyti tuos įtrūkimus, tas skylės. Nu ir atrodytų, nu kokie mes esam fantastiški sutvėrimai, mes patys save įsivaizduokit susiremontuojam, užsilopinam ir gyvent galim 120 metų. Viskas gerai, bet vienas yra negerumas, kad tas baltymas arba proteinas, jisai labai traukia MTL prie savęs. O MTL yra kas? Cholesterolis, mažo tankio lipoproteinas. Ir tai reiškia, kad ant to lopo gaunasi dar 5 lopai, nes dar pritraukia tų MTL. Reiškia, gelbėdamas save organizmas, kad neatsirastų tas krešulys staiga, kai trūksta kraujagyslė, jisai sukuria, nu, kaip tokį uždegiminį tokį židinį ir per ilgą laiką, nu, tiesiog tas MTL kimba, suformuoja tas aterominės plokšteles, siaurina kraujagyslės spindį. Tai kaip ir gerai, kad iš karto nenumirštam, bet, nu, žodžiu, tie procesai tokie, kurie prasideda, jau veda į pampersų šalį. Nu, reiškia, nėra labai gerai. Tai pasidarę šitą tyrimą, mes ką galime matyti, kiek jau tų laukų pas mus yra. Daryt prielaidą, a daug tų laukų, a dar taip normaliai, a dar taip visai gerai mažai ir kad jau įsivaizduoti ir ką tai mums pasakys. Tai pasakys iš tikrųjų, kiek seniai ir ilgai mums trūksta vitamino C, pavyzdžiui. Ilgalaikį vitamino C tą deficitą pasakys. Ir tada, nu gerai, parodys, tarkim, kad jau čia seniai trūksta, jau tų lopų daug. Tai gera žinia yra ta, kad šitą rodiklį ir tas pasekmes galime atstatyti per ilgą laiką. Tikrai ne per savaitę ir ne per metus. Tai reiškia, pradėję valgyti daug žalių daržovių, daug. Kas yra daug? Daug tai yra ne mažiau kaip 8 porcijos. Čia yra jūsų porcija. Nu, tai reiškia, ne mažiau kaip 8 porcijos žalių daržovių, vaisių, uogų. Kiekvieną dieną, nepasakiau. Kiekvieną dieną. Ne mažiau. Galite daugiau. Šitą rodiklį galite taip mažintis. Ar taip yra įmanoma? Kai nori, viskas įmanoma. Bet ar tai realu? Nu, kažkiek užsimotyvavęs, 3 savaitės taip gali pasimaitinti. Nu, pabandyk. Homocisteinas, tai tas rodiklis, irgi jisai yra labai svarbus. Aš labai daug prižadu apie kiekvieną nepasakoti, bet tai yra vėlgi apie kraujagyslės kalbant svarbus rodiklis, nes jisai, galima sakyti, 40 kartų tiksliau nusako infarkto insulto riziką. Ir nepasakosiu sudėtingai, nes jūs vis tiek daug neprisiminsite, kad homocisteino normalus tas kiekis ne per didelis, jis yra labai naudingas. Homocisteinas yra labai naudinga medžiaga, tai yra aminorūgštis. Ir jinai reikalinga yra gliutationo, nuo tokio antioksidanto, kurį mes patys gaminam, sintezį. Tai reiškia, jis yra naudingas. Bet jeigu jo susidaro perteklius, pasidaro didžiulis pavojus. Kyla didžiulis pavojus, kad tas homocisteinas pažeis kraujagyslę, nu, tiesiog su diena, staigiai. Nereiks jam dešimtmečių, kaip tarkim lipoproteinui, cholesteroliui, reikės metų metais, kad ten augtų, nu, žodžiu, tos plokštelės didėtų, o čia gali užtekti tiesiog kelių dienų ir
homocisteinas gali pažeisti kraujagyslę ir ten susidaryti krešulys. Va, galite išsitirti, ne? Ir kada susidaro perteklius to homocisteino? Perteklius susidaro, kai žmogui ilgą laiką trūksta B12, B6 ir folio rūgšties. Tai reiškia, šitų 3 B grupės vitaminų trūkumas lemia, kad susidaro organizme homocisteino perteklius, kuris labai pavojingas jūsų kraujagyslei. Tai ką reikia daryti, jeigu per didelis homocisteinas? B12, B9 arba folio rūgštis B6. Reiškia, trūksta jų, reiškia, reikia jų daugiau naudoti su maistu arba su papildais. Nu tai va, tai tokios, kodėl šitie tyrimai nemadingi, nes madų tendencijos tokia tema. Kodėl šitie tyrimai nemadingi? Nu, tas dar taip, kaip sakyti, bet tas tai visai nemadingas. Nors jisai labai informatyvus. Kaip galvojat, kodėl jis nepakliuvo į tą madingiausių tyrimų sąrašą? Nes nėra vaistų nuo homocisteino. Jo nemažina jokie vaistai. Ir jeigu nėra vaistų, reiškia, nėra problemos. Apie cholesterolį kalbant, terminas blogasis cholesterolis ir gerasis cholesterolis, tie terminai blogasis ir gerasis, atsirado tik tai tada, kai atsirado vaistai nuo cholesterolio. Kol nebuvo vaistų nuo cholesterolio, nebuvo nei blogo, nei gero, buvo tiesiog cholesterolis ir paskui kažkaip reikėjo kažką apkaltinti, kad, žodžiu, pateisinti statinų besaikį tą vartojimą. Tai va, tai D vitaminas. Labai madingas. Ar yra dar žmonių, kurie niekada nesidarė vitamino D tyrimo? Na, niekada. Mažai. O matot, tikrai madingas tyrimas. Bet šitą D vitamino tyrimą tikrai rekomenduočiau pasidaryti visiems ir kartą metuose arba 2 kartus metuose. Dabar yra pats laikas, arba dabar, rugsėjo galas, spalio vidurys, yra pats geriausias laikas pasidaryti tyrimą. Nes tada mes žinome, su kokiu kiekiu vitamino D mes einame į žiemą ir paskui jau į pavasarį. Nes reiškia, nuo dabar vitamino D mums nebedidės, nebent mes važiuosim į kažkokią šiltą šalį, pasideginsim. Dabar tik tai mažės. Ir reiškia, kodėl jisai yra svarbus. Gal apie svarbą paskui, bet žodžiu, kad informacija, kad labai svarbus dabar nusititruoti tą dozę, kokią vartoti. Kodėl reikia vitaminą D, iš karto aš čia jau sakau, kad vartoti, nes su maistu jo gauti yra neįmanoma. Kaip minėjau, tikrai labai daug metų galvojau, kad tikrai nesąmonė, kad su maistu negalima gauti vitamino D. Tikrai galvojau, kad galima ir valgant kepenėlės ir tarkim kiaušinius ir suvalgyti, bet iš tikrųjų kiekiai tada yra tokie neįmanomi. Pavyzdžiui, kepenėlių menkių, tai reiktų suvalgyti dieną 500 gramų, kad gauti dabartinę dozę. Arba, pavyzdžiui, kiaušinių 30 dieną. Saulė. Saulė dabar yra, ne bet kokia turi būti saulė. Kai Ramonas sako saulė, tavo šiandien diena, ten gal, tarkim, esi atsparus šalčiui, gali gal ten pagulėti 10 minučių, ne iki kol sušalsi. Bet saulė turi šviesti tam tikrų kampų ir dabar jinai šviečia net tuo kampu. Ir gali gulėti, kad ir visą dieną užsigrūdė, nes nesigamins. Nes turi būti tam tikrų kampų. Vasarą tik tai nuo 11, galim sakyti, nuo 10, nuo 11 iki 2 yra tas kampas. Tai įsivaizduokit, kad dar ir tokie dalykai svarbus yra, kokiu kampu tie spinduliai ten krenta. Kremai nuo saulės. Jeigu išsitepėt, viskas. 95% užsiblokuojat vitamino D sintezę. Amžius. Jeigu 65 metai, nebesigamina vitaminas D. Iki 65 tik tai vyksta vitamino D sintezė. Viskas. Jeigu 65, su vitaminu D reikia ženytis. Vitaminas yra ypatingos svarbos, nes jis yra iš tikrųjų ne vitaminas, o hormonas. Jis vitaminas yra tik tai iki tos minutės, kol pas jūs organizme nesiaktyvavo ir nepavirto į hormoną. Kai tik tai jisai aktyvuojasi, jis jau būna nebe vitaminas, jis būna hormonas. Ar svarbus mūsų organizmui hormonai?
Kuris hormonas nesvarbus, pasakykit. Skydliaukės hormonai svarbus, kasos hormonai svarbus, lytiniai hormonai svarbus. Nu, nerasit jūs. Streso hormonai svarbus. Nu, kai streso pasakai hormonai, gal galėsiu jų nebūti. Bet iš tikrųjų, jeigu jų nebūtų, mes susprogtumėm per pusdienį. Mes nepakeltumėm streso, hormonai veikia kaip amortizatoriai. Aišku, perteklius jų paskui jau galim pakalbėti, kad tai yra žalingas, jeigu jau mes per daug to streso patiriam. Bet streso hormonai yra gelbėtojai. Tai vitaminas D lygiai va toks pat hormonas tokios pačios svarbos, kaip skydliaukės hormonas, kaip insulinas, kaip tas pats adrenalinas, yra ypatingos svarbos vitaminas, bušniai hormonas. Tai va labai, nu kaip sakyt, madingas ir aš norėčiau, kad tas tyrimas būtų dar madingesnis ir labai visus kviečiu daryti apie. Nu čia viskas aišku, ne? Ir čia galbūt irgi tiek daug nekomentuosiu. 163 eurų. Nors čia truputį gal ir pakomentuosiu, trupučiuką. Žinot, kiek Lietuvoje yra žmonių, kurie vaikšto ir net neįtarė, kad jiems yra diabetas antro tipo. Jų yra tūkstančiai, kurie net neįtarė, kad jiems yra diabetas arba prediabetinė būsena. Kodėl taip yra? Todėl, kad ypatingai aukštam stresiniam laikotarpiu gyvenam. Stresas labai išeikvoja kasą. Na tiesiog, kaip pasakyti, ją nualina. Nesivelsiu galbūt į tuos mechanizmus, kad čia neužkimšti jūsų galvų, bet iš tikrųjų stresas, mityba, visi tie cholesteroliai, viskas veda į tą prediabetinę būseną, į atsparumą insulinui, o paskui jau į diabetą. O kas tas diabetas? Nu tai kas, tai tegul būna, kai man vienas žmogus sako, nu tai geri tos vaistus, nu koks biškis saldesnis esu. Nu tai, kai sakyt, žmona labiau myli, va saldesnis esu. Tai kaip ir fainai gal, nu kad tu saldesnis, bet nu reiškia, kas yra diabetas. Tai diabetas tai yra kraujotakos sutrikdymas. Gliukozės perteklius pažeidžia smulkiąsias kraujagyslės. Kur yra tos smulkiosios kraujagyslės? Galūnėse, inkstuose, akise, smegenyse. Tai kas kenčia? Kokie organai? Tai dabar gal ten tau vienodai, ne kad ten biškis saldesnis esi. Bet kai metai bėga ir kai tu žiūri, kad jau nebežiūri, nelabai ką matai, kai prasideda, iš tikrųjų yra visa paskaita apie tai, kaip tie gliukozės su baltymais sudaro tokius, nu, kaip nuosėdas ir tos nuosėdos užkemša kraujagyslės irgi, kai netgi nutrūksta kraujotaka, kai galūnė amputacijos prasideda, kai negyjančios žaizdos, nu, tai tada jau būna per vėlu. Tai iš tikrųjų irgi tas, jeigu yra žmogus su labai aukštu cholesteroliu, ypatingai trigliceridai, pilvinis nutukimas, žodžiu, nu, tokių simptomų jau atitinkančių diabetą būtinai reikėtų pasidaryti dar šitą tyrimą. Čia tiek daug išsiplėčiau iš tikrųjų, bet keliaukime toliau, nes pasakyti dar tikrai yra nemažai. Ar verta daryti, nu tarkim, jeigu tie tyrimai neparodo, nu ten ko trūksta, kaip minėjau, ne, nu tik tai ten duoda kažkokių užuominų, tai gal verta pasidaryti, nu tiesiog nieko ten per daug nesiknaisiot, tiesiog nueini ir pasidarai, nu va tiksliai, ko trūksta, ne, va ten B grupės, ar ten D, ar ten E, K, C, va pasidarai už 102 eurus, va, mineralus pasidarai, sunkiuosius metalus, nu gal va tiesiog nevarti ir pasidaryti. Nu, jeigu pinigų turite, galite darytis. Bet pavyzdžiui, kaip pavyzdys, C vitaminą turėtumėte darytis kiekvieną dieną tada. Nes jisai kiekvieną dieną bus kitoks, jisai neužsilaiko organizme. Tai kam tada toksai tyrimas? Nu čia jeigu kartais apsinuodytų kažkas su labai didžiulė dozė, nu tai daro, kad tiesiog nustatyti, ar nėra intoksikacijos. Bet šiaip nieks nedaro, nes kiekvieną dieną turėtum daryti. Vėlgi tada, ar geriau, madingiau būtų investuoti į tyrimus, nes tyrimus pasidaręs tu nebus prisipildęs šitų medžiagų, ne? Tai gal tada geriau investuoti į gerą maistą. Arba ir į gerą maistą, ir į gerus papildus. Nu nežinau.
Aš dar niekaip nesuprantu, kodėl verta būtų darytis, dar savęs neįtikinu, visų šitų vitaminų, mineralų tyrimus už tos kelius šimtus, ar jeigu šeima visa, tai įsivaizduokit už kelius tūkstančius, ar ne? Tai dar yra omega, dar mes čia tik tai kalbam apie vitaminus, mineralus, bet dar yra be šitų medžiagų ir kitų reikalingų sveikatai medžiagų kaip omega, kaip kofermentas Q10. Vėl tada reikėtų išsiaiškinti santykį, koks tai yra, nes mes tų omega 6 rūgščių tikrai šiais laikais dar nesudėtingai gauname valgydami aliejus, bet omega 3 rūgščių yra praktiškai pas visus deficitas. Kodėl? Nes omega 3 rūgščių, tų, kurių mums reikia, tai reiškia DHR ir EPR galutinėme variante, jų mes galime gauti tik iš žuvies. Kokią žuvį mes valgom šiandien? Užaugintą ūkiuose, nes perkam parduotuviai. Arba pasigaunam dar kokiam prūde, jeigu kažkas žvejoja, arba upėje. Ne? Bet mums reikia jūrinės žuvies. Ir užaugintos, neužaugintos, mums reikia laisvėje užaugusios. Nes tik tai laisvėje užaugusi jūrinė žuvis minta kriliais, ko dėka, va, būtent ir ta veiklioji medžiaga atsiranda omega 3 riebiosios rūgštys. Jeigu mes perkam parduotuvinę žuvį, atsakysit, tikrai riebę, pirkau lašišą, tikrai valgiau vakar, čia taukai bėgo ir tikrai ten jaučiu, kad to tauko yra, čia nepasako, kad nėra tų taukų ten pas tą lašišą užauginta. Tikrai yra, tauko yra, bet tame tauke nėra, žinot ko, veikliosios medžiagos. Čia tas pats sakau, kaip gerti kompotą be slyvukų. Nėra veikliosios medžiagos. Tai mums reikia veikliosios medžiagos. Jeigu mes valgome alyvuogių aliejų, kanapių sėklų aliejų, linų sėklų aliejų, mes gauname tą omega 3, bet jinai yra ala, tos rūgštys. Jos organizme turi pavirsti į tas DHR, kurios turi žuvis, tas gatavas formas. Tai reiškia, mums tos kanapių aliejus, alyvuogių aliejus reiks išgerti kiekvieną dieną, nei daug, nei mažai. Aš skaičiavau pagal savo svorį pusę tos stiklinės, kad gauti dienos dozę. Bet jeigu tiek aliejus kiekvieną dieną gerčiau, būtų kitų problemų. Tai va, tokios mados, nežinau, gal pas jūs čia Kaune kitaip su tais tyrimais. Tai tie tyrimai, kur ten keli šimtai, jie nemadingi, pas mus Gargžduose. Kokios mados bendrai Lietuvoje sveikatos sistemoje? Nes aš čia ištraukiau ne iš Gargždų jau, bet iš valstybinės ligonių kasos. Tai mados yra tokios, kad yra 5 programos pagal amžių, pagal lytį, nes moteris dar netikrina nuo prostatos vėžio. Tai reiškia, kad yra 5 programos, pagal kurias mes prevenciškai galime sulaukę tam tikro amžiaus pasitikrinti, ar nesergam viena ar kita liga. Nieko prieš tyrimus nesu, tai yra labai gerai, bet čia skaitos, jeigu mes atsidarome sveikatos puslapį ir mes, tarkim, esam sveiki ir norim nesirgti. Atsidarom prevencinės programas, tai mums išmeta prevencija, tai yra tokia. Bet ar mane tie tyrimai gelbės, kad aš nesusirgčiau? Ar tik tai diagnozuos, kai jau susirgau? Negelbės, kad nesusirgčiau. Tai tokių programų, ką daryti, kad nesirgčiau, ką daryti, kad ir toliau būčiau energingas, kad nebūtų man to kraujo spaudimo aukšto, tokių nėra programų. Pas mus visos sveikatos programos yra, kad, kai jau susirgai, gydytis. Daug metų nesuvokiau, tikrai galvojau, stodama į tą medicinos universitetą ir nuo vaikystės galvojau, kad, būsiu gydytoja ir viską darysiu, kad kuo daugiau žmonių nesirgtų. Tokia, nežinau, tokį pašaukimą nuo vaikystės turiu, kad skaitos, kad kuo daugiau laimingų sveikų žmonių. Ir pabaigusi medicinos universitetą, 5 metus pasimokinusi farmacijos fakultetą, apie sveikatą nieko nesužinau. Nesužinojau per 5 metus, kaip nesirgti. Per 5 metus mokinausi. Tai prašau. Per 5 metus tik tai sužinojau, kaip gydyti, kai jau sulūžo kažkas.
Bet ką daryti, kad nesulūžtų, nesimokinau. Tai vat mūsų tos prevencinės programos madingos yra, ką daryti, kai sulūžai, o ne ką daryti, kad nesulūžtų. Tai reiškia, jums patiems reikia kažką daryti, kad nesulūžtumėt. Jums patiems, čia jau jūsų reikalas. Čia ne prie ko sveikatos apsauga, nes jums viskas, kaip sakyti, visos kortos atverstos. Kokios programos, ką jie jums siūlo. O kaip būti sveikam, čia jūsų reikalas. Jūs už tai sprendžiat patys, ką daryti. Kaip minėjau, atvira tuberkuliozė susirgau, ačiū Dievui pagydė, antrą kartą susirgau, ačiū Dievui vėl pagydė. Bet ką daryti, kad nesusirgčiau, informacijos jokios negavau. Ir už tai nepykstu, aš už tai esu dėkinga, nes mane privertė tiek daug atrasti ir, tiesiog tai didžiulė dovana. Dabar šiandien suprantu, kad ta liga tai didžiausia turbūt dovana gyvenime. Tik tai aš nesupratau iš karto, kaip čia dovana. Tai kodėl, žodžiu, apie vaistus, ane? Jau sakiau, kad vaistai yra Lietuvoje labai madingas reikalas. Tik tai yra nemadinga skaityti jų informacinį lapelį. Visiškai nemadinga. Visi perka, geria, bet kad dar reikia paskaityti. Kas skaitote informacinius lapelius? O, čia kokia publika. Bet kad netgi gydytojai kitą kartą sako, tikrai neskaitykite šitą poveikių padaryti, geriau neskaityti. Tai tik prieš miegą sako, neskaitykit. Iš tikrųjų, pasakysiu, kai vaistiniai dirbu, retas, kuris klientas skaito šalutinius poveikius. Retas, nežinau, turbūt iš 101, gal net iš 200, labai retas. Tai mes pakalbėkime dabar apie tą tamsiąją vaistų pusę ir pakalbėkime apie tai, kodėl vis dėlto geriau yra nesulūžti, nes tas posakis, kad vieną gydai, kitą nugydai, tai iš tikrųjų yra tiesa. Tik tai dabar aš jums paaiškinsiu plačiau mediciniškai ir, žodžiu, tą posakį patvirtinsiu, kad tai yra ne iš piršto laužtas. Pavyzdžiui, rūgštingumą mažinantis vaistai. Apie visus nekalbėsiu, nes žiūriu, kad reikia truputėlį gaziuko. Bet jeigu tai bendrai paėmus, ką padaro rūgštingumą mažinantis vaistai? Jie mažina rūgštingumą. Logiška. Kai kada jį reikia sumažinti, bet dažniausiai rūgštingumas žmonėms būna per mažas. Ir dėl to kyla. Sakysit, dabar nieko nebesupratau, ne? Tai išversiu į žmonių kalbą. Yra kada nors jums ašarojusios akys? Per serialus. Bet ne kad verkėt, bet taip, tiesiog ašaroja. O kodėl jos ašaroja? Nuo vėjo, bet dar taip, jeigu ne nuo vėjo, yra ašarojusios. Tai ašaros, akis ašaroja, kai jos džiūsta, kai jos yra išdžiūvusios. Tai kaip suprasti, išdžiūvusios akis, ane yra ašaroja. Tai žmogus sako, man ašaroja akis, sakau, jos yra sausų akių sindromas. Bet sako, jūs nesuprantat, man jos ašaroja, man nesausos akis, man ašaroja. Tai dėl to, kad jos, sakau, sausos. Tai irgi tada nesuprantat. Tai reiškia, mūsų ašaros yra tokios slidžios, jos tokios kaip, ne kaip riebalas, bet tokios kaip kisielius, tokios turi būti. Ir jeigu jos pasidaro kaip vanduo, tokios, reiškia, kaip vanduo, ne kaip ašara, jos nesudrėkina tos akies pakankamai, todėl akis save gelbėdama pradeda tų ašarų daugiau gaminti, kad plautų, kad jau drėkintų, nes jos yra sausos ašaros, ne tokios ašaros, ne ašarų konsistencijos ašaros, todėl jų organizmas gamina daugiau. Tas pats ir, žinokit, yra su skrandžio gleivinė. Jeigu skrandžio gleivinė pagamina per tą silpną rūgštį, ne tokią rūgštį, kaip ta ašara, ne tokia, tada skrandis pradeda gamintos rūgšties daug, nes reikia kompensuoti. Jeigu nepagamina mažai tos, kur reikia, tai tada reikia pagaminti daug tos praskiestos. Ir tada būna, kad kitiem, kai daug gamina, ir kyla tos rūgštys ir žmonės geria vaistus nuo rūgštingumo.
o ta rūgštis ir taip jau per silpna, tai dar ją sumažina. Ir kas atsitinka? Sutrinka virškinimas, nes ta rūgštis tai yra fermentas. Rūgštis tai yra fermentas reikalingas baltymui suskaidyti. O baltymas tai yra mūsų pati svarbiausia statybinė medžiaga. Dėl baltymo nieks nevyktų organizme, ląstelės neatsinaujintų, kolagenas nesistetintų, mes būtumėm net ne žmogaus pavidale, nes kolagenas mūsų klijuoja. Ir tiesiog baltymas gyvybiškai svarbus ir imunitetui, ir tai yra, tiesiog, nežinau, galim čia valandą laiko kalbėti, kam reikalingas baltymas, bet jeigu mes vartojam neatsakingai vaistus nuo skrandžio rūgšties, įsivaizduokit, kad mes tų baltymų nebegaunam, kiek mums reikia, nes organizmas, kad įsisavintų baltymą, jis turi būti suvirškintas. Nes suvirškinto baltymo organizmas nepaims, neįsisavins. Tai reiškia, ką daro tie vaistai nuo skrandžio rūgšties? Padaro taip, kad mes tų baltymų negautumėm pakankamai, ne? Ir, statybos būtų brokuotos. Reiškia, kaip tas žodis, žinote, ne? Kaip statybininkas, halturkė prasideda organizme. Ir čia dar jeigu dabar taip pasigilinus, dar žiūrėkit, kas pasidaro. Nuo skrandžio rūgšties tie visi protonų siurbliai, inhibitorai, tie omeprazoliai, kalbėkim tais pavadinimais, ne? Omeprazoliai, pantoprazoliai, zameprazoliai, vazdaprazoliai, tie visi prazoliai, jie sukelia vitamino B12, magnio, kalcio, azoto oksido, dar reiktų pridėti geležies trūkumą. Reiškia, mažina jų įsisavinimą. Įsidėmėkit B12, nes apie jį truputį daugiau pakalbėsim. Įsidėmėkit, kad jis buvo ties šitais vaistais. Magnio trūkumas sukelia. Ir gerai, kaip ir minėjau. Magnio trūkumas sukelia, prasideda kažkokie jau simptomai. Nemiega. Retas, kuris suvesit, kad čia magnio trūkumas, eisit jau tos tabletės įsirašyti. Nes, tai nervuoja ten kažkas ir nemiega, ne, bet kad nervuoja dėl to, kad magnis yra antistresinis mineralas. Jeigu jo trūksta, labiau ir nervuos viskas. Ir nebūtinai laukia ten kojos sutrauktų iki negalėjimo, gali jau būti tie simptomai dar iki to mėšlungio. Arba, pavyzdžiui, kraujospūdis kils, ne? Nesuprantat, geriant tuos visus nuo skrandžio, dar kraujospūdis čia pradėjo kilti. Tai ir magnio trūkumas, ir azoto oksido trūkumas lems kraujospūdžio kilimą, nes tai yra medžiagos atsakingos už kraujospūdžio reguliavimą. Reiškia, nebeliko medžiagų, kurios reguliuoja kraujo spaudimą, tai ir tas spaudimas nebesireguliuoja. Pamenat ranitidiną, radigarną? Pamenat, ne? Tai 30 metų mes juos vartojom lietuviai. Tai buvo tikrai populiariausi vaistai, kiek aš dirbau pradžioje vaistinėje, tai tiesiog buvo ant bangos. Ir po 30 metų tokio super didelio populiarumo vartojimo išaiškėjo, kad tie vaistai turi medžiagų, kurios sukelia vėžį. Ir dėl to buvo iš rinkos išimti. Po 30 metų, kai jau visi prisigėrė ir jau galbūt kiti ir susirgo. Neišsiplėsiu daugiau čia. Čia tokie apie populiariausius. Skaidrėse galbūt daugiau bus informacijos dėl to, kad jūs nusifotografuotumėt, bet ne viską reikia skaityti. Nuo skausmo vaistai. Jeigu jūs pasiimsite nuo skausmo vaistų tą informacinį lapelį, ten skaitysite, žodžiu, kad gleivinė gali prakiurti, ne, kad ten erozijos atsirasti, vėl, kad ten ir miegas gali sutrikti, ir skausmų atsirasti, ir kad, žodžiu, maža kraujystė gali išsivystyti ir galbūt nesuvesite būtent dėl ko tie šalutiniai poveikiai atsirasti gali. Tai šalutiniai poveikiai nuo vaistų būtent nuo, atsiprašau, teisingai, galvoju, kad skaidrę perrengiau kitą. Žodžiu, kad būtent tie šalutiniai poveikiai gali atsirasti dėl šitų medžiagų įsisavinimo sutrikdymo. Tiesiog vartojant ilgą laiką ims jų trūkti.
nu pavyzdžiui, sąnarius, vat, kitiem mane skauda ir daug metų, nu tikrai, yra žmonės, kurie ten, pavyzdžiui, vat, diklofenaką vartoja kiekvieną dieną N metų. Ir tikrai, nu, pasakysiu, mažai paskui, kas suveda tuos galus, kad pavyzdžiui, atsiradę dar šalia paskui vėliau keli tie vaistai, tarkim širdies kraujagyslių ligom gydyti vaistai, nuo spaudimo vaistai, kad tai yra tų vaistų pasekmė. Nu, reiškia, gydėsi, vartoji tos vaistus, sulaužiai ten kažką kitą ir dabar dėl to atsirado dar papildomai 2-3 tabletės. Kažkaip žmonės nesuveda galų. Ir būnant gražiai labai matos, nes šiais laikais, kai yra ta elektroninė sistema, kai tu matai netgi kelis metus ten ką pirko žmogus, tai labai aiškiai eina matyti, kad tarkim žmogus ten prieš 5 metus vartojo kažkokį vieną preparatą, ten vartojo metus, paskui žiūri atsirado jau 2, paskui jau 3, dabar jau 5 ir tu matai, kai jau susigaudau, aš čia kas vyksta, tu matai, kad ta teorija, kurią skaitai knygose ir žiūri straipsniuose, skaitai, žodžiu, tose moksliniuose ir seminaruose, kur išgirsti, kad, žiūri, kad susiveda, kad tikrai viskas atitinka, paskui, kad tie vaistai atsirado dėl to, kad kaip pasekmė. Vaistai nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Apie visus irgi nekalbėsiu, kad diuretikai išvaro kalį, ten natrį, magnį, žodžiu, viską tą žinot. Bet labiausiai čia reikėtų akcentuoti nuo cholesterolio vaistus, nes tai yra madingiausia dabar irgi vaistai, statinai. Kodėl jie tapo dabar madingiausia? Todėl, kad programas tas pajaunino, anksčiau buvo nuo 50 iki 5 metų, dabar jau nuo 40 metų. Kvietė turbūt daugelį čia, neskambino panašiai su mano amžiaus, kad jau visi programą pakliuot, ateikit pasidaryti tyrimą. Ir jau ką, biškit tik tai ne pagal tą skaičių pataikė, jau iš karto statinai. Tai kodėl irgi verta pasidomėti ir nepradėti iš karto statinų vartoti? Todėl, kad statinai, jų šalutinis poveikis yra vienas iš baisiausių, man taip atrodo. Aš žinokit, kitą kartą, jeigu jau būnu labai drąsi, dažnai tai būna, aišku, bet tikiuosi, kad ta drąsa kažkaip labai norėčiau, kad niekur nedingtų ir kad baimė manęs neužvaldytų. Galiu pasakyti, aš manau, kad šitie vaistai tai yra genocidas. Aš tai galvoju. Mano nuomonė iš to, ką aš esu įsigilinęs. Kodėl? Todėl, kad jie sukelia kofermento Q10 trūkumą organizme ir jo trūkumas pasireiškia raumenų atrofija. Kas yra raumenų atrofija? Aplamai, kas yra raumenys? Kas yra širdis? Kad biškai ten atrofuosis tas liežuvis, mažiau kalbėsiu, kai sakyt, nieko baisaus. Bet širdis yra raumuo. Tai ne vien tik tai kojos, rankos, bet širdis. Tai kur link veda? Tai kad, gerai, atrofuosis širdis. Tai kas bus? Širdies nepakankamumas. Jeigu širdies nepakankamumas reiškia, širdis iki galo nesusitrauks ir tas kraujas nebus išstumtas su pakankamai didelė jėga, kad nutekėtų į visus kampelius, kur reikia. Reiškia, bus kraujotakos sutrikimas. Kažkas bus negavęs deguonies ir maistinių medžiagų. Kas dar? Statinai sukelia, gal pasakykim tai pirmiausia, ne nuo to, o apie Q10. Q10 daugiausia raumenyse kaupiasi ir smegenyse. 2 pagrindiniai organai - širdis ir smegenys, kur didžiausia kofermento Q10 koncentracija. Statinai užblokuoja kofermento Q10 sintezę, reiškia, pirmiausia kenčia širdis, smegenys vienodai ir paskui visi raumenys. Reiškia, kofermentas Q10 sukelia Alzheimerį ir senatvinę demenciją. Pagreitina. Alzheimeris gali prasidėti ir nebūtinai senatvėje. Tai įsivaizduokit,
turi gerą cholesterolį, bet tu nesupranti nei kas tu, nei kur tu, nei su kuo tu, aplamai. Nu, tiesiog kosmose pradedi gyventi. Bet geras tavo cholesterolis. Tai ar tokia kaina reikia susimokėti? Tai va tokia mada gerti statinus. Juk daktarai dažnai pasako, kad dabar gersi visą gyvenimą, ne, kad dabar jau čia žodžiu vaistai visam gyvenimui. Tai tikrai ne, tikrai yra variantų, kaip galima su tuo tvarkyti. Kokie tie variantai, tai yra 1,5 valandos vėlgi atskira paskaita, kur galime kalbėti apie tos variantus, kaip tvarkytis, kad nereikėtų tų statinų. Bet aš turiu šiandien temą madų tendencijos, todėl turiu ir kitų klausimų. Ten kitus jau pasiskaitit, pasifotografavot. Migdomieji vaistai. Jau įtikinau jūs, ne, kad jie jau yra madingi, visi iš tikrųjų žmonės patys nori tos tabletės. Bando susitarti apie vaistinę, merkia akį, gal ten iš tos feisbuko kaip nors čia žodžiu, nu žinot, nu tikrai, nu, jeigu taip lengvai pardavinėtumėm, tai tikrai pirktų, nežinau, kaip vitaminus. Ką sukelia, kokius šalutinius poveikius? Vėlgi visko neskaitysiu, bet skaitykite patys. Vaistai nuo miego ir antidepresantai sukelia nemigą. Arba pavyzdžiui, dar geriau, čia ne aš sugalvoju, čia yra surašyta viskas, lapeliuose. Arba pavyzdžiui, antidepresantai sukelia norą nusižudyti. Viskas lapeliuose parašyta. Nu, čia visą kitą vėl, kaip sakiau, persiskaityti. Ir nusifotografavus. Kodėl taip yra? Kodėl vaistai nuo miego sukelia nemigą, gali sukelti, ir kodėl antidepresantai gali sukelti norą nusižudyti? Nu, kaip čia taip išeina? Kodėl taip yra? Todėl, kad antidepresantai, ilgalaikis jų vartojimas, sukelia kalcio, magnio, vitamino D, B12, B9, B6, Q10 trūkumą organizme. Būtent šitų medžiagų trūkumas organizme ir sukelia va šitus simptomus. D vitaminas, natūralus antidepresantas. Magnis, mineralas antidepresantas, kaip reiktų įvardinti. B6, Q10. Q10 irgi yra pozityvi energija. Trūkumas reiškia nėra energijos, yra toks pasyvumas. Migdomieji vaistai. Kodėl jie sukelia, kodėl jie gali sukelti nemigą? Todėl, apart to, kad kalcio, magnio, tų pačių D ir B grupės ir C vitamino trūkumą sukelia, bet sukelia melatonino trūkumą. Migdomieji vaistai per ilgą laiką sukelia melatonino trūkumą. Kas yra melatoninas? Hormonas miego, kurį mes patys pagaminam. Galbūt per mažai pagaminam, dėl to ir nemiegam. Bet jeigu vaistus nuo miego vartojam, iš vis pradeda nebegaminti. O kam gaminti? Kam organizmui gaminti tą melatoniną, jeigu tu duodi gatavą tą tabletę, į tave nulaužia? Tai, nu, tiesiog atrofuojasi tas sugebėjimas gaminti melatoniną. Ir taip yra su viskuo, kad jeigu tu va taip agresyviai sprendi tą problemą, nu tai tada tos sistemos organai viskas, nu žodžiu, išeina atostogų ilgalaikių. Vitamino B12 funkcijos, pamenat, kodėl sakiau įsidėmėti. Vaistai nuo rūgšties sukelia B12 trūkumą, vaistai nuo skausmo sukelia B12 trūkumą, vaistai antidepresantai migdomieji sukelia B12 trūkumą, ne? Nu, bet gerai, imkim, kad antidepresantų nevartoju, nuo miego nevartoju, nuo skausmo pageriu ir nuo to, gal rūgštingumo taip dažniau, čia dabar taip dažniausiai žmonės saliai pagalvoja. Tai, nu gerai, ir tarkim, nu, kaip ir dažnai gal pavartoju, taip, aš čia neklausinėsiu dabar, ką jūs vartojat, tiek vartojat, nu, bet tarkim, jau dažnai pavartojat, arba kažkas, ne jūs.
B12 funkcijos pirmiausia, kam jo reikia ir ar tikrai svarbu, kad, ar tikrai reikia saugoti, kad to B12 nepritrūktų. Žiūrėkit, kam jisai reikalingas. Čia, tarkim, DNR sintezai pasakai išmatyti, čia, kaip nieko nesuprantu, nesvarbu, reiškia. Raudonųjų kraujo kūnelių gamybai, čia irgi, nesvarbu, nesuprantu, praleidžiam. Mielino sintezė, vėl čia kažkoks sudėtingas žodis, nesuprantu, galime praleisti. Ir taip atskaitai ir galvoju, čia kažkokie sudėtingi terminai, čia gal kažkaip ne apie mane ir kažkaip, kaip sako dabar tie jaunimas praskipinė, o taip ir, žodžiu, ne čia, kažkas. Bet dabar žiūrėk, apie viską nepasakosiu, gerai, apie šitą, apie pirmą ir trečią. Onkologija. Bijo žmonės onkologijos ar ne? Tai jeigu trūksta B12 ir yra sutrikęs šitas dalykas DNR sintezė, didelė tikimybė, kad išsivystys onkologija. Nes reiškia, ląstelių tas dalymasis be klaidos bus sutrikęs. Pamena tą žodį, nenoriu kartoti, ne? Kas prasideda tada? Trečias. Mūsų nervinės ląstelės yra pasidengusios tokiu dangalu, tokiu mielinu. Tas dangalas tai yra, žinokit, labai geras pavyzdys. Kaip laidas, laidas, ta guma. Tai čia yra mielinas, nes aš taip to laido tai nepaimčiau, jeigu be gumos tu mane nukratytų jau čia. Tai tas mielinas padengia mūsų nervinės ląsteles, kad apsaugotų jas nuo, kaip čia pasakyti, nuo trumpo sujungimo, taip paprastai tariant. Mūsų nervinėmis ląstelėmis sklinda nerviniai impulsai. Reiškia, mintys, nepagalvojau, dabar pagalvojau, kad reikia ten paimti buteliuką, pakėliau. Reiškia, čia nuėjo signalai, parėjo. Kiekviena mintis, kiekviena mūsų, dabar, tarkim, eisiu dabar ir einu. Kad nevališkai nepradėčiau eiti, ir ten, tarkim, žinot, liga Parkinsonas. Kai žmonės pradeda drebėti, nenori jie judėti, bet juda. Tai jų yra tie laidai, bet tos gumos. Nuplikę, to mielino trūksta. Arba, pavyzdžiui, prasideda neuropatiniai skausmai. Skauda, galūnės, vaistai nuo skausmo nepadeda. Ir jeigu tie neuropatiniai skausmai reiškia pažeisti nervai, laidai be nuplikyti. Tai nuo skausmo vaistus žmogus nuo sąnarių gėrė, prasidėjo kokie skausmai? Neuropatiniai. Ir vaistai nuo skausmo jau nepadeda, nes nusiplikė jau laidai. Tai toks trumpas pavyzdys. Ir toliau. Kokie simptomai, kai trūksta B12? Tai anemija, neurologiniai, psichologiniai, virškinimo problemos. Kaip minėjau, tie visi skausmai ir taip toliau. Ir čia nusifotografuokit, namie ten pasiskaitysit. Ką noriu pasakyti? Pavyzdžiui, turite įtarimą, kad to B12 kaip ir gal trūksta, nes gal ten maža kraujystė yra, ne? Ir niekaip ta geležį geriat, niekaip ta geležis nepakyla, nes be B12 tikrai geležis sunkiai pasikels, ir ten aišku ir BC ir taip toliau. Ir vis dėlto turėdamas tokį įtarimą, kad kažkas kaip ir trūkumas, arba kaip minėjau, tie skausmai neaiškus, vis dėlto nusprendėt pasidaryti B12 tyrimą, vitaminų. Ten kažkas apie, nepamenu, 30 eurų, man atrodo. Ne, brangiau, kas dar? Apie 50. Ir žinot ką? Ir tas tyrimas netikslus. 50 eurų kaip į balą. Todėl, kad B12 pasirodo organizme, jisai būna gali būti aktyvus arba neaktyvus. Kaip jisai nori, taip ir bus. Nori bus aktyvus, bus neaktyvus. Bet jūs kraujo tyrime nematysit, ar aktyvus ar neaktyvus. Matysit juos abu trūvoj. Ir jums rodys, pavyzdžiui, kad netrūksta, kad viskas gerai. O bus simptomai, kurie rodys, kad trūksta. Tai tada, žinot, ačiū Dievui, yra toksai tyrimas, metilmalonų rūgštis vadinasi tas tyrimas. Tai šitas tyrimas, metilmalonų rūgštis, jeigu nematot, tai girdit. Jisai parodo būtent
ar netrūksta tos aktyvios B12 formos. Jeigu tas rodiklis, žodžiu, kai trūksta B12, metilmalono rūgšties kiekis padidėja. Reiškia, jeigu daug to metilmalono, reiškia, B12 aktyvaus trūksta. 64 €. Čia tikrai ne visiems reikia darytis, bet jeigu jau yra įtarimų. Nemadingas tyrimas. Tikrai. Nu ir galiausiai jau po truputėlį link pabaigos su tais mano čia madingais, nemadingais tyrimais. Žodžiu, trūkumo priežastys. Kokios yra trūkumo priežastys? Be to, kad vaistus žmogus prisivartojo, reikia, nereikia, galbūt tikrai reikia, kad per ilgai nesprendė priežasties, bet dar gali būti, kad dėl to, kad žmogus vegetaras, arba, labai atsiprašau, vyresnio amžiaus žmonių, bet su amžiumi ne tik D vitaminas organizme mažėja, bet ir B12 vitaminas mažėja dėl to, kad trūksta su amžiumi to vidinio faktoriaus, kuris reikalingas B12 pasisavinimui. Nu, tiesiog lėtėja, viskas, nu, toks gyvenimas, nu vis tiek turim kažkaip numirti. Toks gyvenimas. Bet jeigu mes nepritrūksime tų medžiagų, šansų, kad gyvensim ilgiau, daugiau. Bet ar jūs norėtumėt gyventi ilgiau, ar norėtumėt daugiau, ilgiau egzistuoti? Kai pasakai žmogui, kad kiek nori gyventi, tada palaukiu, kol atsakys, tada sakau, kiek nori egzistuoti, tai tada žmonės supranta, kad čia du skirtingi dalykai. Nes daugelis žmonių šiais laikais, kurie egzistuoja, jie galvoja, kad jie gyvena. Aš 21 metų egzistavau. Visiškai egzistavau. Ir mano vienintelis noras buvo per gimtadienį, kai mama paklausė, ko tu nori, gimtadienį, 21 metais, įsivaizduokit, kokia jaunystė, ne? Aš sakau, mes dviese buvom, aš sakau, aš noriu numirti. Noras mano gimtadienį. Pučiant žvakutę. Tai nesvarbu, kiek jums metų, bet, gali, būdamas jaunas, jau egzistuoti. Dėl to, kad kažkas kažkur nulūžė, kažko trūksta, kažkokio duobėsi, dėl to, kad buvo paskirti neteisingi vaistai. Man depresija, kaip sakyt, kol netruko plaučiai, man sakė, kad aš sergu depresija. Kokia depresija? Niekios depresijos. Tai va. Galite tos skaidrės, žinokit, ir nesifotografuoti, kam daugiau kaip 60, nesinervinkit. Nebekeliauju. Bet, čia žinokit, tokia liūdna skaidrė, bet mes to eisim prie linksmų. Tai reiškia, Svarbu cholesterolis geras. 12, to Q10, jau nepasakiau, kad Q10 irgi su amžiumi mažėja, bet čia šitoj skaidrė man priminė. Svarbu cholesterolis geras. Tai va. Žodžiu, jeigu nesuvalgom, jeigu jau kažkaip nesuvalgom tų 8 daržovių porcijų, vaisių, uogų, nesuvalgom tos laukinės žuvies, nesuvalgom tų grūdų, kiek reikia, ne? Tai vis tiek mūsų organizmas kažką pagamina. Kad ir matot, nesuvalgiam. Ir D vitaminą, ir K2 pagamina, ir kofermentą, ir kolageną, ir tą gliucationą, kur sakiau jau, ir melatoniną, ir serotoniną, ir čia tos visus žodžiu estrogenus, testosteronus, irgi viską gamina. Bet, kai sako žmogus, žinai, aš jaunas, čia man tikrai organizmas dar pats viską gamina, čia aš tikrai, nereikia man čia jokių papildų. Iš tikrųjų, aš tai su kiekvienu nuomonė sutinku. Nes kaip sakys, tai pirkos, man irgi nieks nebūtų niekada įkišę įsiūlę ten įtikinę. Tikrai ne, kol netėjo tam laikas. Bet jeigu mes skaitysime tą literatūrą, ką gamina mūsų organizmas, tai sakysim, čia praktiškai visko užtenka, nes gliutationas yra pats stipriausias antioksidantas. Mes jį gaminam. Ir pasižiūrėkit, ko reikia, kad jį pagamintų. Reikia amino rūgščių, vitamino C,
seleno. Nu, va šitų reikia, kad jį pagamintų. Jeigu jų nėra, nu, tai ir nepagamina. Q10. Irgi, kaip minėjau, tą jaunystės eliksyrą. Nu, antinukvakimo medžiagą. Irgi pagamina, bet ją pagamina ne iš oro. Irgi reikia kažko, kad pagamintų. Kaip minėjau, vitaminas D energija. Reikia saulės, spindulių, tam tikrų kampų krentančių. Nu, ir čia vėlgi jau nusifotografavot, kam įdomu tą skaidrą ir visko neskaitysiu. Kolagenas. Madingas, jau dabar galvoju, kokie 7 metai. Panašiai. Nu, dabar po biškį jau nuo mados nueina. Bet čia prieš kokius 3-4 metus, tai čia buvo jau klyksmas, tiesiog šauksmas, nežinau. Kas tas kolagenas? Mes patys jį gaminam, tai yra baltymas. Tai yra baltymas klijai, kuris mus suklijuoja. Ne tik tai, kad raukšlių nebūtų, ne tik tai, kad kremzlės būtų suklijuotos ir ten netraškėtų sąnariai ir nediltų kremzlės, bet ir kad kraujagyslės netrūkinėtų. Ar kada nors pagalvot, kad kolagenas apsaugo kraujagyslės nuo sutrūkinėjimo. Ir mes jį gaminame, mes jį gaminame patys. Bet yra vienas toksai vitaminas C, kuris yra kaip koks viršininkas, kuris turi paspausti knopkę, mygtuką, kad prasidėtų to kolageno sintezė. Jeigu nepaspaudė, jeigu jo trūksta, nieks nevyksta. Ir jeigu jūs sugėrėte gatavą kolageną, įsivaizduokit, tai yra baltymas, jūsų skrandžio rūgštys tos pačios turi būti va tokios, kad ten jį sukapotų iki reikiamų dalelių, iki peptidų, tada nuslenka į apačią, tada iki aminorūgščių, tada organizmas tas aminorūgštis vėl pasisavina ir tada reikia, kad C vitaminas įjungtų knopkę ir vėl pasidarytų kolagenas. Ir įsivaizduokit, geriate jūs tą gatavą kolageną ir geriate omeprazolius, pavyzdžiui, ne? Niekas nesusikapoja. Arba, tarkim, geriate kolageną ir negeriate tų nuo skrandžio, bet vitamino C trūksta. Niekas neįjungia. Nu tai tiesiog galima čia pasakoti be pabaigos. Sunkieji metalai, aš juos truputį irgi praleisiu, nes labai žiūriu, kad laikas spaudžia. Tiesiog jeigu nerandate ligų, jaučiatės blogai, visi sako, kad jūs sveiki, tyrimai ten tie pirminiai rodo, kad irgi viskas gerai, bet jūs nerandat vis tiek priežasties, kodėl jums blogai, verta tada pasidaryti tos nemadingus tyrimus sunkiųjų metalų. Iš kur mes juos gauname, tos sunkiuosius metalus? Iš visur. Iš oro, iš vandens, su maistu. Visur jų yra. Va šitas ekranas, kompiuteris, telefonas, kurį per dieną liečiate, ne televizorius, švino šaltinis. Visur yra sunkiųjų metalų. Aš apie tuos jau truputį praleidžiu. Ir ką noriu pasakyti? Tai tas pats Hipokratas, kuris mane, iš tikrųjų, jo filosofija turbūt mane ir įtikino ir buvo jisai tas taškas paskutinis ant kuris galvoju, jau pasakyta, maistas yra didžiausias vaistas. Gydymo metodai ir procedūros turi būti saugus ir pagrįsti, kad nekenktų pacientui labiau nei liga, nuo kurios jis gydo. Čia viskas aišku, ne? Tai mes su tuo noru kažkaip, greičiau, tą tabletę, kad miegočiau, čia dar žaistis, čia kad tas melatoninas ten užsikurtų, pradėtų gamintis. Žodžiu, skauda. Čia dar gilintis, dėl ko čia skauda, tą tabletę išgersiu, tą skausmą išjungsiu ir čia nėra kada darbai, vaikai, reikalai, žodžiu, geriau tą tabletę, ne? Ir, pradedi tas tabletės
nuo skausmo gerti. Ir tu tiesiog užmaskuoji tą dylantį sąnarį, kuris tu dyla toliau, bet tu nebejauti, nes tu su to nuo skausmo tabletė tiesiog tą skausmą išjungi. Ir po to jau visas jau tas, kaip sakai, pasakojimas nuo pradžių, kas įvyksta toliau, kai jau geri vaistus. Organizmą detoksikuojantis maistas, vėl galite čia nusifotografuoti, aš šitą skaidrę nenoriu komentuoti dėl laiko trūkumo, bet noriu pasakyti, kad viskas yra maiste. Viską galite suvalgyti. Jokių paslapčių. Bet maistas turi būti šviežias, užaugintas. Organikas, ta prasme organinis, be chemikalų, turi būti prinokęs natūraliai. Nes pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie, nematau, čia pomidorų nėra turbūt, ne? Bet kaip pavyzdį, nes aš kodėl apie pomidorus visą laiką kalbu, nes aš savo akimis mačiau, tai man lengva pavyzdį taikyti, kai aš mačiau savo akimis. Pavyzdžiui, pomidoras, jeigu prinoksta natūraliai, jisai turi karotenoido, likopeno. Bet atvežtiniai tie pomidorai, negaliu sakyti 100%, kad visi, bet turbūt didžioji dalis, nes aš mačiau Anglijoje, kad jie yra nokinami cheminių medžiagų pagalba. Jie yra laistomi su chemija, kad įvyktų cheminė reakcija ir jie paraudonuotų per kelias valandas. Bet tai nėra likopenas, tai nėra vaistai, tai yra nuodas. Tai reikia suvalgyti tą maistą, natūraliai užaugintą, natūraliai prinokusį. Nu ir kaip visą tai suvalgyti? Valgymo būdą. Arba valgymo būdu alternatyvių, tai reiškia kapsulės, tabletės, ekstraktai iš maisto grandinės. Kadangi visą laiką jau išnaudojau, tai jums pasisekė? Reklama bus trumpesnė nei aš maniau. Nejuokauju, iš tikrųjų, žinokit, apie šitą reklamą, tai galėčiau irgi kalbėti dar 3 valandas. Ir aš galbūt seniai jau prieš 15 metų, kai tik pradėjau tas paskaitas skaityti, atsimenu, labai išgyvendavau, kai ateidavau prie šitos dalies. Širdis jau ten, žinot, čiut neverkdavo, kad reikia vis tiek tą dalį pravesti. Kodėl? Nes išlįsdavo tas, pamenu, kaip priešiškai aš reagavau salėje, kai atėjau į tokią panašią paskaitą ir kai įjungė skaidres dabar apie produktus. Man elektra vaikščiojo per kūną, man susikryžiavo rankos kojos, aš norėjau pabėgti, bet prieky sėdėjau, nepatogu buvo išeiti. Ir galvoju, Dieve, jeigu dabar jūs taip irgi išgyvensit, kaip aš tada. Tai, tikrai, užuojauta. Dabar pasižiūrėjau, ar nieks nesusikryžiavė, ar čia viskas gerai. Tai ta dalis labai trumpa apie Neolife maisto papildus, kurie atsirado 58 metais, tai įsivaizduokit, prieš 66 metus. Ir ta kompanija jau tada kalbėjo ir gamino tai, apie ką aš kaip vaistininkė sužinojau, galima sakyti, tai prieš kokią 10 metų, kaip vaistininkė, dirbdama vaistininkė. Pradėjau apie tai tik tai sužinoti. Apie ką? Kad ląstelės nori valgyti, kad svarbiausia pamaitinti ląstelę, neskrandį prikimšti. Aš galvoju, iš kur ta džiova atsirado, nesuprantu, juk aš valgiau sveiką maistą, cepelinas, kugelis, karbonadai, kotletai, balandėliai. Iš kur ta džiova? Bulka su uogiene, su pienu naminiu. Kaip taip įmanoma, ne? Bet tai aš buvau visada tokia apvali, visada tokia neperkarusi, neperdžiavusi, tikrai neatrodžiau išbadėjusi, ten visa kaip būna džiova sergantis tokie šakaliukai. Niekada tokia nebuvau. Bet mano ląstelės buvo perdžiavusios, jos buvo perbadėjusios. Nes, kad susirgtum džiova, reikia tokių sąlygų. Tai Neolife'as 58 metais pradėjo gaminti maistą ląstelį.
reiškia, sugalvojo būdą, technologiją, kaip paimti iš pomidoro, iš visų daržovių, vaisių, uogų, grūdų, žuvies, maistinės medžiagas, tą, ką kramtom ląstelieną į šoną, vandenį į šoną ir tik tai tas maistinės medžiagas, žodžiu, sudėti į tabletės ir kapsules. Ir į keletą skanių gėrimų. Čia vėl gausite fotografuotis, nekomentuosiu, bet noriu pasakyti, kad yra alternatyvos. Yra alternatyvos, nepasakysiu, kad vaistams, todėl kad čia yra prevencija. Čia yra tos priemonės, kad nesulūžtų niekas, kad nebūtų tų ligų. Jeigu jau yra problema, organizmas pats, kaip matėte, ne, mes patys ten ir tą gaminam, ir aną gaminam, pats organizmas per laiką save pradės sveikatinti, tie mechanizmai visi užsikurs, kas ten buvo atrofavęsi, po truputėlį reikia laiko, kad užsikurtų, bet yra alternatyvos, kaip išvengti tų vaistų. Pavyzdžiui, jeigu jau tikrai būna, ir aš prisipažinsiu, kad kartais per šventės tos keptos duonos suvalgau, tai kalcio pakramtau, nepuolu tų vaistų baisių gerti, kad nugaisintų tą rūgštį. Bakterijos gerosios. Anksčiau galvojau, kad tik tai po antibiotikų jas reikia gerti, nes tokios buvo žinios pabaigus universitetą, kad dabar pagalvokit, antibiotikų pilna visur. Kiaušinius perki, mėsą, žuvį, nes jeigu gyvūnai, gyvuliai ir žuvis būtų auginami be antibiotikų, tai ten aš nežinau, ten matėt, kaip, esat matę turbūt per televiziją ar per kompiuterį, kaip auginami yra gyvūnai ir kaip gyvuliai ir kaip auginamos žuvis. Ten, taip, ten neužkratas, ta prasme, tiesiog tokios sąlygos, ten be antibiotikų niekaip. Ta pati karvytė, kuri duoda pienelį paskui, irgi antibiotikai, visur antibiotikai, ten biški iš kiaušinio, biški iš pienuko, biški iš grietinės, biški iš mėsytės iš žuvytės, ir jau tu žiūri, kad jau tau ten tų bakterijų ir neliko. Nugaros skausmai. Tai nugaros. Iš kur ten nugaros skausmai? Kodėl skauda nugarą? Tai dabar vis pasitampam, tiesiai sėdim. Tai pirmas dalykas yra pas žmonės žemas raumenų tonusas. Dėl to, kad ko trūksta? Tonusas žemas, nes trūksta baltymų. Raumenys nelaiko. Raumenys yra mūsų nelaikantis. Ir mes tokioje pozicijoje mums tiesiog nepatogu ir skauda būti tiesiem. Ir raumenų tas tonusas žemas reiškia visas svoris atitenka stuburui, nes raumenys turi raumenys laikyti visą tą mūsų stuburo ašį. Ir kai nebelaiko, reiškia visas krūvis stuburui spaudžia jį. O kas tenais viduje yra? Nervas. Spaudžiasi, gaunasi išvaržos, susispaudžia nervai ir skauda nugarą. Uždegimas vystosi. Uždegimas vystosi organizme, jeigu trūksta omega-3 riebiųjų rūgščių. Štai kodėl reikia valgyti tas laukinės jūrinės žuvis mažiausiai 3 kartus per savaitę. Bet kaip supratom, kad nėra iš kurių gauti. Tai yra, omega-3 rūgštys yra nuo visų uždegimų. Jeigu norite, kad organizme nebūtų uždegiminių procesų, omega-3 numeris 1. Pasaulyje yra 2 rūšių ligos tik tai. Uždegimai ir oksidacija. 2 ligos. Pagalvokit dabar apie kokią nors ligą. Tai arba oksidacinė, arba uždegiminė. Nuo visų. Grybai. Grybai, mes visi grybų turime, mes visi esam grybai. Bet jeigu, kaip ir miške, grybai auga tada, kai yra palankios sąlygos. Tai tiesiog mes esam, iš tikrųjų, žinokit, jeigu tai paprastai, mes esam planeta. Mes esam vieta, kur gyvena mumyse, kas netingi. Bakterijos, grybai ir taip toliau. Tai tiesiog, jeigu yra terpė gera, sąlygos geros, tai... Ir aišku, tie grybai paskui sukelia irgi uždegimus.
Tai va, žodžiu, raumenų tonusas gali būti žemas ir dėl magnio trūkumo ir taip toliau. Vėl arba B grupės vitaminų trūkumas irgi reiškia, tie nusiplikina laidai. Nes irgi čia viskas, kiek čia tų išeina nervų. Širdies kraujagyslių. Vyras mano, žinokit, daro skaidres. Aš jam tik tai duodu nurodymus, ką dėti, ko nedėti, o jisai daro tas skaidres. Man ačiū jam labai. Nežinau, gal ten kokį laivą žiūri. Tai jisai, kai pamatė šitą skaidrę, ką aš čia noriu pridėti, sako, čia žinokite, šitą skaidrę pusę salės jau atsistos ir išeis. Nes taip atrodo čia, kad jau, praktiškai viską. Reikia čia jau viską vartoti. Bet aš tai sakyčiau, čia dar ne viską sudėjau. Nes iš tikrųjų, žinokit, tai kraujotakai širdžiai iš tikrųjų reikia daug visko valgyti ir įvairiai. Visą vaivorykštės tą spalvą suvalgyti. Na, jeigu neužtenka vien tik tai žalia, raudoną, reikia labai daug tų spalvų suvalgyti. Ir tų gerųjų riebalų, ir grūdų lobeles su visais aliejais gauti. Nu, žodžiu, viskas reikalinga tai širdžiai ir kraujagyslėm. Ir ką čia dabar aš jums išskirti galėčiau? Ką aš čia galėčiau jums? Patį tokį iš naujausių produktų. Pamenat azoto oksidą, kur sakiau, kad jeigu geri ten tos nuo skrandžio rūgšties, tai užblokuoja tą azoto oksido gamybą. Tai azoto oksidas tai yra kaip maistinis nitratas. Nu dabar tikrai nusigas turėtumėt. Visi gal nitratas, tai čia blogis, o ne, tai maistas su nitratais, taip, yra gerieji nitratai, yra blogieji nitratai. Tai azoto oksidas priklauso tiems geriesiems ir jį gamina mūsų sveika kraujagyslės sienelė, endotelis. Azoto oksidą gaminam patys. Fantastika. Bet jeigu kraujagyslės yra uždegiminės, nebegaminam. Nustoja gaminti. Jeigu uždegimas, negaminam. Nu tai kaip tos omegos čia neįkelt? Nu tai reikia tą uždegimą kažkaip numalšinti, kad pradėtumėm gaminti. Ir tokiem žmonėm, kurio sakysite, nešaukštai po pietų, nes jau uždegimas 100 metų, jau čia viskas blogai, tai yra gėrimas, savykas, burokėliai, uogytės visokios, žodžiu, iš tos pačios spalvos, nes tai yra polifenoliai. Tai yra medžiagos, iš kurių organizmas gamina tą azoto oksidą, kai patenka į organizmą. Nu, reiškia, jeigu ta sienelė tavo jau uždegiminė negamina, tai yra alternatyva. Arba tada tu turi suvalgyti uogiečių, šilauogių, burokėlių kiekvieną dieną. Bet kiekvieną dieną. Šiandien valgiau burokėlių. Tai va. Ir azoto oksidas reguliuoja kraujospūdį. Reiškia, alternatyva, kad negerti vaistų yra vartoti papildą, kuris pagerins azoto oksido gamybą. Daug nenoriu pasakoti apie visus skausmai, galvos sąnarių skausmai, apie keletą pavyzdžių, tiesiog keletą. Vėl uždegimai, kaip ir tarėmės, kad jau čia nuo visų bėdelių. Nu, bet tarkim, kas galbūt žmonėms visai netikėta, tai yra, pavyzdžiui, gerosios žarnyno bakterijos, prie ko galvos skausmai ir bakterijos. Sako, aš tau pasakoju apie galvą, o tu manęs klausi, kiek aš kartą į tualetą išeinu. Nu, bet aš taip užduodu, sakau, kiek kartą išeini į tualetą, kas kiek laiko, sako, man galvas skauda. Aš sako, ne apie tą galą iš viso dėjau pakalbėti. Tai, bet suprantat, kad tie dalykai susiję, kad jeigu yra žarnyne disbiozė, gali skaudėti galvą. Todėl, kad mūsų žarnyne gyvenančios bakterijos siunčia smegenims signalus kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę signalus. Čia yra labiausiai tarpusavyje bendraujantys organai – žarnynas ir smegenys. Realiai mūsų smegenys yra žarnynas. Čia vyksta bendravimas. Ir jeigu yra didžioji dalis patogeninių bakterijų, tai kokius signalus siunčia tos blogosios bakterijos smegenims? Kokias naujienas? Kokias SMS žinutės siuntinėja? Tai aišku, tokias, kad jau paskui galvas skauda. Tai reiškia, kitą kartą reikia pasiklausinėjus ar pučia pilvą, ar
tarkim, žmogus užkietėja viduriai arba kaip tik viduriuoja ir dėl to maistinės medžiagos nespėja pasisavinti ir sureguliavus žarnyno visą bakterijų tą kultūrą, pasėjus, išsisprendžia ir galvos skausmai. Nu, čia toks vienas iš pavyzdžių, kur, nu, atrodo visiškai ne į temą. Nu, ir virškinimo problema. Tai, kai sako, žmogus nevirškina man, nezimo duokit greičiau, nevirškina. Tai mes fermentus gaminame patys. Skrandžio, jau mūsų burnoje gaminasi fermentai, amilazė. Jau skrandis gamina tą skrandžio rūgštį, kur baltymus skaido. Ir taip toliau, kasa, tulžis, riebalus skaido ir taip toliau. Ir žodžiu, mes patys gaminam fermentus, bet kitą sykį jų nepagaminam, todėl kad ten yra uždegimai. Ten gleivinės jau yra sergančios ir jos jau išėjusios atostogų, jos nebegamina. Tai yra vėlgi keletas preparatų, kurie pagerina fermentų gamybą, pagerina gleivinių, dar čia žinokit, karotenoido trūksta. Karotenoido, nežinau, kur dingo karotenoidas. Tai va tiesiog, kas paveiksluojat, žinok, kad dar čia įsiklijuokit patys. Kad gleivinės būtų svarbiausia mums yra sveikos gleivinės, o jos jau paskui tuos fermentus pagamins. Nu, nebent yra kažkokios ligos, kaip ten, tarkim, kasos auglys, ne, nu, tai jau čia kiti dalykai. Nuovargis, miego sutrikimas, nervų sistemos sutrikimas. Nuovargis. Tai yra jau liga. Čia jau nebe būklė. Čia yra liga įtraukta į ligų sąrašą. Chroniškas nuovargis. Tikrai pripažinta kaip liga. Ir iš kur tas nuovargis? Tai va, nuovargis gali būti dėl kelių priežasčių. Aš tai galvoju taip, nu, kaip sakyt, darau tokias išvadas. Dėl to, kad vėlgi pas mus daug to streso. Reiškia, streso metu susivalgo labai daug maistinių medžiagų. Tas pats magnis, jisai dvigubai greičiau susinaudoja, jeigu yra stresiniam fone gyvenam. Dar vienas dalykas. Mes negauname pilnagrūdžių grūdų, nevalgome pilnagrūdžių produktų. Negauname pilnagrūdžiuose grūduose esančių lobelėse aliejų, riebalų. Reiškia, kaip sakiau, kad yra svarbu ląstelių mityba. Mūsų ląstelės, negaudamos tų riebalų, jos pasidaro nepralaidžios. Jos yra išdžiūvusios, susitraukusios kaip pavasarinės morkos. Tiesiog, ar obuolys, nežinau, kokį šitą pavyzdį, gal kas čia labiau susiraukšlėja tą pavasarį. Tiesiog nepraeina maistinės medžiagos į ląstelę, jeigu mes nevalgome riebalų iš tų pilnagrūdžių produktų. O kur tos lobelės su tais riebalais visos dingusios? Sakot, nu, štai gal valgau, ne? Kai iš kur čia ištraukia, kad aš nevalgau tų lobelių? Tai dabar pagalvokim. Miltai. Labai jau perkat, kas pilno to grūdo miltus, tos juodus, tos tokius, kur mediniai blynai gaunasi. Arba tos pajuodusius makaronus, kur ten vaikai atsidėvę valgo, ne? Labai jau tokius valgo. Ar, pavyzdžiui, tuos rudus, juodus, tos ryžius. Nu, tikrai nedauguma. Nesakau, kad nieks nevalgo, bet tikrai nedauguma. Ir, na, tiesiog tokia situacija. Ir aš dabar išreklamuosiu, ypatingai jau čia šitam didžiulis dėmesys, nes nuo šito produkto prasidėjo mano pažintis asmeninė. Jau ant vaiko buvau pabandžiusi. Tada galvoju, reikia ir pačiai, nes gal aš čia, kaip sakyt, nu tikrai nenoriu išsiplėsti, visokių minčių buvo, nes buvo baimė didžiulė nepakenkti. Tai aš pati išbandžiau šitą, čia yra tušti buteliukai, tai nieko šiandien pirkti nereikės. Tai čia yra grūdų lobelių aliejus. Ir kai aš pasiskundžiau žmogui, nu kaip pasiskundžiau, nu, skundžiasi tik tai bailiai. Kai aš pasakiau, kad, nu, kaip ten ta tuberkuliozė, tai vienodai, bet, nu, tiesiog, bet ne čia jau, kai sakyt, nesiskūsti, nes aš tai čia medikė, nu, tai čia viską žinant, nu, bet taip iškaip tokia, nu, pavargusi esu. Kaip sakiau, tam žmogui, kad aš esu pavargusi, bet iš tikrųjų buvau tragiškai pavargusi. Man tas žmogus pasiūlė išbandyti treneną, galvoju, nu, okei, kažkokie čia riebalai, grūdai, lobelės. Ir po 3 dienų vartojimo aš išsigandau.
išsigandau, nes pagalvojau, kad čia narkotikai. Man buvo tiek energijos, aš nenorėjau pietų miegoti, nu kas buvo neįprasta. Aš nenorėjau vakarė grįžus iš darbo 7 eiti miegoti, aš norėjau dar ir palyginti, dar atsimenu, tvarkiausi namus, kas irgi, nu čia buvo, nu kaip sakyt, nebūdinga man tuo metu. Ir aš išsigandau, galvoju, tuo metu buvo ant bangos lyda tokios tabletės. O žinot, kas ten buvo, ne? Kaspinuotis. Ir visos moterys, pamenu, sakydavo, kad ta lyda kokia gera, nu ten energijos duoda belė kiek. Nu vienintelis minusas, kad kaspinuoti ten užsaugini, žodžiu, pas tave. Ir aš galvoju, čia tikrai lyda, tik tai kitų pavadinimų. Tuo metu aš taip, žinokit, va, tokia buvo toks, va, ne į temą, bet tikrai man buvo baisus dalykas, bet pasirodo ne, pasirodo tai yra grūdų labelių aliejai. Ir žinot ką, šitas papildas, nu galim sakyti, va šitie du, pasaulyje pirmi papildai, kurie buvo pateikti kapsulių pavidale. Ne butelį, ne kažkur su šaukštu, bet kapsulėje. Nuo šitų papildų prasidėjo pasaulyje papildų gamyba tablečių kapsulių pavidale. Įsivaizduojat? Bet tokius čia turime reikalus. Nu ir čia greitai nusifokina, čia jau iš vis nieko nebenoriu pasakot. Viską žinot. Viską žinot, citriną visi valgot, ne? Visi žinot, dėl ko ją valgot. Nepamirštam cinko. Jeigu puola peršalimas, cinko daug reikia, labai daug. Labai svarbu, jeigu yra liga bakterinė, nu pavyzdžiui, ne jau virusas, tarkim, sako, praėjo, dabar komplikavosi jau į bakteriją. Suprantat, apie ką kalbu. Ir tada rašo antibiotiką. Tai antibiotikas kartais reikalingas, tikrai, nes nesu visiškai, kad jau tokia, kaip sakant, nesveikai prieš tos vaistus, nu kai kada tikrai reikia. Bet antibiotikas užmuša bakteriją, kad jinai nesidaugintų, bet antibiotikas neišveda iš organizmo toksinų, kuriuos pagamino tos bakterijos. O toksinai ir yra didžiausi nuodai, kurie pridaro paskui mūsų organizme didžiulės žalos. Nu, reiškia, ir imunitetas sumažina ir veda į visokias tas ligas ir autoimuninės ir, na, nenoriu iš to visą laiką žodžių naudoti, bet ir apie onkologiją reiktų pagalvoti, jeigu, tarkim, dažnai serga žmogus bakteriniam ligom. Tai mes turime galvoti ir apie tai, kaip tos išskirtus toksinus išvesti, kaip juos detoksikuoti. Tai aišku, viskas išeina per kepenis, pamažu. Tai turime tokį super gerą produktą beta-G, kuris irgi yra iš daržovių, kuris detoksikuoja organizmą nuo toksinų, įvairių toksinų. Endogeninių, reiškia, iš skirtų bakterijų arba iš aplinkos gautų, suvalgytų, sugertų, sukvėpuotų, sunkiųjų metalų ir taip toliau. Sakiau jau paskutinę skaidrę, bet prisiminiau tą regėjimą, nusifotkinat. Ir apie tas sudžiūvusias akis ašarojančias. Jeigu trūksta vitamino E ir vitamino A, tai žinot, vitaminas A gaminamas iš beta-karoteno, o tai yra karotenoidai, tai čia tik tai beta-karotenas vienas, čia yra 15 karotenoidų. Kaip matėt, ir gleivinėm, ir kraujagyslėm, ir visur jisai kartojasi, bet jeigu džiūsta akis, reiškia, gleivinės jūsų yra perdžiūvusios, o gleivinė jinai kažką gamina. Reiškia, jinai perdžiūvusi uždegiminė gleivinė negamina nei akies, nei kraujagyslės, nei skrandžio. Gleivinės ne šiaip yra kažkokia plėvelė, jos kažką gamina. Tai sveika, neuždegiminė, pridrėkinta gleivinė, jinai ir gamina tas ašaras. Na ir aišku, kad nebūtų ateityje kataraktų, glaukomų, visokių velnių, kaip sakyt, negerų dalykų, reikia nuolatos rūpintis, kad visos kraujagyslės pirmiausia būtų sveikos ir kad akis būtų maitinama maistinėmis medžiagomis ir deguonimi. Nu ir jūs nepatikėsit, bet jau tikrai baigėsi šita mano paskaita. Kartais gaunasi taip, kad
užsitempia, viskas priklauso nuo dalyvių, labai daug klausimų šiandien uždavinėjote. Tai va, tai ar šiandieną atsikėlę džiaugiatės ryte, džiugino jūs tas rytas ar nedžiugino? Jeigu nedžiugino kažkieno, tai jau žinokit labai užsirašykit iš anksto jau į antrą paskaitą. Paskui į trečią, kol pradės džiuginti, o paskui jau norėsit jau eiti dėl užsirašymo. Tai iš tikrųjų mes apie savo sveikatą tikrai galime spręsti iš to, ar mus dar džiugina paprastas tas rytas, ar dar džiugina pavasaris, ar aš aplamai tą pavasarį matau ir taip toliau. Tai būkime sveiki, ačiū, kad taip gausiai susirinkot ir sekantis renginys, Ramona, kada? Lapkričio 12 dieną, temos dar nežinau, bet pranešiu. Nu, tokia labai data, lapkričio 13 diena, ačiū Dievui, tai yra trečiadienis, o ne penktadienis.